Prašom. Taip, tai dar kartą labas vakaras visiems ir visoms. Vyrukų kol kas nematau, bet žinau, kad tikrai užsiregistravo. Tai labai smagu, kad šiandienos vakarą paskyrėt susitikti čia kartu su mumis ir pakalbėti tokią labai labai įdomią temą mums dirbantiems savarankiškai. Tai dėl ko sakau pakalbėti, o ne tik tai pasiklausyti, nes mes visada su Egle mėgstam kai yra jaučiamas bendravimas, ar ne? Ne tik tai, kad ateinam, išklausom ir atsisveikinam, o kad galėtume ir turėti diskusiją, ar galėtume turėti jūsų nuomonę. Tai tikrai būkite drąsios, drąsūs, kai klausime jūsų tam tikrų klausimų, jūsų nuomonių, tai drąsiai jas parašykit. Mes, kaip visą laiką sakom, kas yra mūsų webinare, tai ir lieka mūsų webinare, ar ne? Tai kiekvienam mes turime savo istoriją, kuri yra labai įdomi. Ir ta pati nuomonė yra įdomi, nes jinai būna iš įvairių skirtingų pusių. Tai va, tai būkite aktyvios ir tikrai tikiu, kad naudos šiandien išsinešit. Tai aš pasidalinsiu skaidrėmis į tą laiką. Mhm. Matosi, ar ne? Taip, Taip, matosi, labai gerai. Taip, tai mhm. Gal Eglė, aš tada vis dėlto tada padarau, kad priimt galėčiau žmonės, ar ne? bet man turėtų leisti dalintis. Palauk, aš to tik tai pasižiūriu. Taip, ir tave padarau. Nu va, nu va, viskas, tu atsakinga. Gerai. Gerai. Taip, sugrįžkime atgal. Taip, tai šiandien mes kalbėsim, kaip ir minėjau, tokia labai mums aktualią temą, ypač šiuo laikotarpiu, tai apie mūsų solo veiklą ir ateinančius naujus metus. Nes dabar mes esam tokiame tarpe, kada turime panalizuoti praėjusius metus ir jau tiek nedaug liko iki naujų metų ateimo. Ir kadangi aš pati savarankiškai dirbu tikrai jau ne vienerius metus ir turėjau visokių tendencijų ir kai labai ruošiausi naujiems metams, kai visai nesiruošiau ir rezultatų buvo labai daug skirtingų. Ir tų pačių metų buvo labai daug skirtingų. Eglė taip pat yra ne vienerius metus dirbant jau savarankiškai, tai mes šiandien pasidalinsim su jumis tokiais perliukais, kurie gali jums padėti ar ne būtent šitų laikotarpių suplanuoti tuos savo naujus ateinančius metus, ar ne, ir taip pat pažvelgti į jau praėjusius metus, ką mes gero per juos nuveikėme. Ir tikslas yra viso to, kad mes galėtume diskutuoti ir, kaip sakiau, pasidalinti ar ne savo nuomonėmis ir išgirsti kiekvienos tam tikras įžvalgas. Tai šis webinaras yra skirtas mums dirbantiems savarankiškai arba planuojantiems dirbti savarankiškai ir norintiems aukti. Taip pat tie, kurie nori daugiau struktūros, nori daugiau efektyvumo, nori daugiau pajamų. Jeigu esam iš tų žmonių, kur, ai gerai, čia kur esu, ar ne, dažniausiai tokie žmonės pas mus nesijungia. Bet čia noriu pasakyti, kad mes visada su Eglė siekiame padaryti geriau, gauti daugiau ar ne informacijos, su kuria galime jumis, informaciją, kurią galime dar daugiau su jumis pasidalinti. Tai norime taip pat ir jūs įkvėpti, eiti kuo toliau, siekti kuo aukščiau ar ne ir surasti tai, kas būtų jūsų būtent kelias tais naujaisiais metais. Ir šis webinaras taip pat skirtas tiems, kurie nori būti pasiruošę didesniems tikslams. Tai tie, kurie norit svajoti apie daugiau, ar ne, ir siekti daugiau. Tai kaip jau ir minėjau net kelis kartus, kad tikslas yra gilintis ir reflektuoti kartu su mumis. Tai šį webinarą mes kuriame visi kartu, esant iš čia, ar ne, tai labai prašysime jūsų nuomonių. Ir išbūkite iki pačio galo, gale mes turėsim tam tikrą dovaną jums, tai žodžiu, kad būtų intrigėlė, išlikite iki pačio galo, įrašas bus, bet įrašo metu dėja tos dovanos paimti negalėtumėte, ar ne, tai nebent tik tai gyvoji transliacija.
Tai pirmas klausimas jums, kaip jūs jaučiatės prieš naujus metus ir ar jau turite planą, kaip savo veiklą pakelti į naują lygį? Parašykit komentaruose arba galite ir mikrofoną įsijungti, kamerą, jeigu norite pasisakyti. Tai kaip jūsų su tuo planu? Ar jau jisai yra? Koks jausmas šiuo metu? Jausmai permainingi. Mhm. Nu, Kaip tai orai, kaip šiandieniniai orai. ir moteriškos nuotaikos. Viktorija, neturiu plano dar, nu tikiuosi, kad įkvėpsim pasidaryti. Dar neturiu. Mhm. Mhm. Aha, Sigita, turiu keletą idėjų, bet nežinau, kaip pradėti tikslingai ir kryptingai. Mhm. Šita vieta labai svarbi, ypač kada tas idėjas turim. Kaip Eglė pasakytų, reikia kuo greičiau pradėti daryti. Aha, Rima, taip turiu šiokį tokį planą, tačiau yra jaudulys, kad kaip pavyks tai įgyvendinti, nes norisi, kad tai pavyktų puikiai. Taip, apie tai bus Eglės šiek tiek dalis, ar ne, šitoj vietoj. Eglė čia pas mus profesionalė šitoj srity, kaip tą jaudulį būtų galima, iš kur jisai kyla, ar ne? Eglė, gal galėtum trumpai pakomentuoti, ar dažnai būna pas tave klientės, kur sako, bijau, jaudulys, širdis daužosi. Būna Rima mano klientė, Oi, geras! mano klientė atėjusi. Tai faktas, kad yra jaudulys, bet jis dažniausiai būna dėl nežinomybės. O nežinoti yra labai normalu. Ir jeigu mes tokios kaip jaudulio emocijos neturėtumėm, nu tai žinot, nu, mes ne robotai, mes gyvi žmonės, mes turim jausti visas emocijas. Dėl to su tuo jauduliu tiesiog reikia pradėti draugauti, o ne baimintis, kad jis yra. Tegu jis būna, jaudulys yra nuostabus ir žavus dalykas. Ir šiandien dieną aš irgi šiek tiek jaudinuosi ir jeigu jo nebūtų, nu tai žinot, kaip taip gali būti? Reikia jo, reikia. Reikia jo. Taip, toliau rašo Gintarė. Greta praleido, visada labai daug planų turiu. Irgi šitą vietą yra gerai, ar ne? Per daug planų kartais nėra gerai, kai visko nespėjom, tą viduriuką surasti. Daug idėjų, bet to vienintelio super plano ne. Turiu planą, startavau tik lapkričio mėnesio, idėjų daug, tik atrodo viskas nejuda. Kantrybė, dorybė, dirbant su individualia veikla. Taip, galėsim ir apie tai padiskutuoti. Planų mintyse daugybė, tik trūksta lėšų įgyvendinimo. Taip, dalinasi Rasa. Tai Mhm. ačiū visom, kurios pasidalinot. Jeigu dar kurį norit pasidalinti, tai tikrai drąsiai dalinkitės, perskaitysime jūsų komentarus. Ir šiandien mes tikrai pasistengsime su jumis pasidalinti savo žiniomis, ar ne? Maždaug užtruksime iki 1,5 valandos, taip tikimės, planuojam su viskuo įtilpti, ar ne, Egle? Taip, planuojam. Žinokit, ir jūs mums rašykit komentaruose, nes mes, nu, įsiplečiam, mes mėgstam labai šnekėti, bendrauti, įsijungiam, tai žodžiu, visko būna. Jo, tai jei ką, tai rašykit. Tai tiesiog pabandysim šiandien jums atiduoti tai, kas yra geriausia šiuo metu, būtent šiuo laikotarpiu. Tai smagu su jumis visomis susipažinti. Aš pati esu Viktorija Kašalynaitė, solo veiklų augimo strategė ir aš dirbu su žmonėmis, kurie dirba savarankiškai, strateguoju jų individualias veiklas, padedu sukurti jų produktus, padedu pritraukti dar daugiau klientų, padidinti pajamas ir taip toliau. Tai visą tą kelionę kartu vedu su klientu, tai tikrai žinau, kokie tie iššūkiai kyla, plus taip pat, kai pati dirbu savarankiškai, tai visa tai yra mano gyvenimas, ar ne? Ir dėl to tikriausiai yra tai lengva dalintis, nes daugelį dalykų jau esu praėjusi. Ir šiandien mes esame ne veltui dviese, tai Eglė perleidžiu tau žodį, pasidalink tu toliau. Gerai, dabar jau galiu dalinti savo ekraną. Gerai, bandau. Mhm. Dar nesimato nieko, ar ne? Tikriausiai kraunasi. Mhm. Gerai, tuoj turėtų matytis. Taip, matosi.
Tik neišdidintos dar. Taip, 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 tuoj. Nu, va, dabar jau turi viskas gerai būti, ar ne? Taip, super. Varko. Tai šiandien mes kalbėsime iš tikrųjų apie tą versiją savo, ar ne? Bet tą versiją, kad susikurti ir žinoti, kokios mes norim versijos, mums visą laiką yra labai svarbu pirmiausia atlikti tam tikrą auditą ir pasižiūrėti, kaip mums sekėsi praėjusiais metais. Tai aš dabar kalbėsiu apie praėjusius metus, bet iš tikrųjų tai labai svarbu pasižiūrėti į viso savo gyvenimo lygį, į tą, ką jūs pasiėmę esate į savo gyvenimą, ką išmokę, kokių turite savo įgūdžių, kokių kompetencijų, kokios jūsų stipriosios savybės, silpnosios, nes tai yra visuma, kuri yra absoliučiai reikalinga bet kokiai veiklai. Tai vat, kai man ateina žmogus ir pasako, vat, vykdau savo veiklą arba noriu pradėti vykdyti, bet neišdrįstu ir panašiai, nes yra kažkokių tai vat, kompetencijų, žinių trūkumo ir taip toliau. Sakau, dabar paimam ir visą gyvenimą paimam taip nubraukiam ir visą patirtį, kurią turėjai, taip jau išeina, nieko čia nėra. Ne? Tai šiandien kalbėsime apie tai, kad absoliučiai viskas yra reikalinga ir kalbėsim iš dviejų pusių. Tai bus mano nauja versija kaip iš mano asmenybės pusės ir bus iš mano veiklos. Aš daugiau kalbėsiu apie savo asmenybės, psichologiniai momentai einantis, nes tai yra mano tema, o Viktorija jau paskui prisijungs ir kalbės daugiau apie veiklą, nes jaunai čia asas yra strategijoje. Ir suprasite, kodėl mes šiame seminare kalbame apie abi dvi dalis, nes mes neįsivaizduojame, kaip psichologija ir tam tikri momentai, kad ir supratus gerai save, paskui kaip susistrateguoti neina be to ir kaip strategija neina be savo asmenybės identiteto susitikslinimo. Tai yra koja kojon einantis dvi šakos, kurios turi būti kartu. Dabar kalbėkim trupučiuką apie mąstysenos auditą. Mes čia šnekėjom šiandien su Viktorija, tai apie auditą, paskui tas žodis mąstysenos auditas, nes iš tikrųjų reikia ir apie tai pakalbėti, nes tai yra labai labai svarbu. Tai jeigu taip pasižiūrėjus, ar ne, prieš metų pabaigą yra tikrai puikus būdas atsisveikinti su tam tikru chaosu tiek savo galvoje, tiek savo veikloje, įvertinti, kas veikia ir kas ne, ir pasiruošti naujiems metams. Visgi, kad ir kaip bebūtų, prieš naujus metus mes visi pagalvojame, kokius savo pažadus įvykdėme ir kokių neįvykdėme, ar ne, kokius tikslus pavyko įgyvendinti ir kokių nepavyko. Ir dažniausiai tam yra įvairiausios priežastys. Ir neretai jos būna susijusios su įvairiausiamis baimėmis ir kitais dalykais. Tačiau dabar norėčiau labai, kad būtumėte atviros ir man pasakytumėte, kaip šiandien dienai, kokioje pozicijoje esate, kaip jaučiatės, ar jaučiatės kaip tam paveiksliuke, kur viskas, bet kaip išmėtyta spintoje, ar vis dėlto jaučiatės taip pat tvarkingai, pas mane viskas į stalčiukus suplota, viskas turi savo vietą, viską labai gerai žinau, kaip reikia daryti, nėra jokio chaoso, tikrai viskas pas mane čia labai gerai. Chaose, Viktorija. Per viduriuką, Brigita neturi tokio paveiksliuko. Per viduriuką. Per vidurį. Ir Viktorija, tai kodėl neįdėjom to vidurinio paveiksliuko? Dabar, žinok, supratau, galvoju, kad labiau į chaosėlį. Būna susitvarkai ir vėl kažkur nugrybauji. Taip, per vidurį. Tai čia visą laiką taip yra. Čia yra labai normalus dalykas. Per vidurį, ar ne? Daugiau į chaosą. Žodžiu, be tos tokios tvarkos, tai matau, kad tikrai nėra, ne? Nesijaučiam taip kaip toj spintoj, kur viskas turi savo vietas. Netvarkinga ir baimė, kad nesusitvarkysiu. Čia reikia trupučiuką disciplinos ir tam tikrų momentų, šiandien apie tai kalbėsim, viskas yra gerai. Pasižiūrėkim, kas trukdo tą tvarką pirmiausia susidaryti, nes svarbiausia reikia šaknis susitvarkyti, o paskui jau tvarka ateina, ne? Tai iš tikrųjų, jeigu kalbant, tai yra visi mūsų įsitikinimai, mintys, neatliktos užduotys ir tai yra tarsi šaldytuve sugedęs maistas, kurį norėjote valgyti, tačiau tai yra nebetinkama ir užima daug vietos. Ar ne? Ar sutinkat su manim, kad yra tokių dalykų, kuriuos reikėtų eliminuoti iš savo gyvenimo, yra tikrai, kurie reikalingi, bet kurių visiškai nereikia, nes mes taip sakoma, supuvusiais obuoliais toliau eiti negalime, nes tai yra tiesiog jau atgyventas reikalas, ar ne? Kaip manote? Nes iš tikrųjų, kad įvyktų tam tikri pokyčiai, reikia atsisveikinti su senaisiais dalykais, atlaisvinti naujiems
nes mes tiesiog negalime laikytis to, kas mums trukdo augti. Ar sutinkate su manimi? Jeigu turime daug ribojančių įsitikinimų, jeigu esame, pavyzdžiui, kažkokioje aplinkoje, kuri galbūt mus slegia, galbūt yra pas mus aplinka tokia, kuri mūsų visiškai nepalaiko, ar ne? Mes turime, pavyzdžiui, idėją arba vykdome savo solo veiklą ir kaip tik ją įsivažiuoti tikrai yra sudėtinga ir, pavyzdžiui, pirmieji mėnesiai, pirmieji pusę metų, pirmieji metai dažnai būna tokie labai ieškojimo metai savęs ir kartais net pačio savęs nesuprantame, ką mes ten darome. Ir jeigu mums šiek tiek nesiseka, nemato aplinka tos jau mūsų to tokio tikslo, kad mes norime pasiekti ar ne kažką tai savo solo veikloje, tai tarsi irgi, kam tu čia darai, kam tau to reikia, eik dirbti stabilų darbą, stabilias pajamas gauk, iš viso, ką tu čia sugalvoji, tokių kaip tu beliekie, ką tu ten dar naujo pasakysi ir taip toliau. Ar yra tokių žmonių aplinkoje pas jūs? Nes aš, kai pradėjau savo solo veiklą, patikėkit manimi, pas mane buvo visko. Ir pati abejojau, ir dar dasidėdavo veikla, kad čia nesąmonės kažkokias tai darau. Prieš 4 metus, kai pradėjau coachingo veiklą, tai į mane, mano tėvai, tai dar pirmiausiai jiems reikėjo paaiškinti, kas čia per žodis iš viso yra ir kas tai yra, nes jie žino tik tai, kas yra psichologas ir viskas, ir terapeutas, o kas čia yra tas coacheris, tai čia dar reikėjo įrodinėti. Kaip jaučiatės? Ar yra kažkokių inkarų, kurie neleidžia judėti į priekį? Tie inkarai ir gali būti. Čia va dar pasidalinsiu, galiu Eglei įsiterpti? Žinoma. Pasidalinsiu vienu tokiu pavyzdžiu, labai jisai čia yra tinkamas, kai dirbam savarankiškai ir, pavyzdžiui, ten planuojam naujus metus, ar ne, arba esamus, arba jau galvojam, čia bus tų klientų, nebus, ten dėl visų kainų ir taip toliau. Ir man dažnai, pavyzdžiui, žmonės sako, žinai, tai jeigu kas, tai dar susirasiu darbą pagal darbo sutartį pusę etato. Tai aš sakau, kad čia per mintys išmesnė tas mintis iš karto iš savo galvos, nes taip ir bus, kad tau reikės būtent ar ne to inkaro, tos minties, kurią tu laikai. Tai kai jos po to nebelieka ir žmogus, sakau, atsisveikim su ja, nes jinai jau yra viskas pasenus, jos nebereikia. Ir kai Eglė pasakė, kad tai yra tarytum kaip mūsų šaldytuve prarūgusios prekės, ar ne, prarūgęs pienas. Gerai, jisai stovi. Dar galiu kažkada išgerti, kai bus man jau ten badas maras, ar ne, galiu. Bet tai reikia laikyti ten tą pieną. Tai va čia lygiai taip pat su jūsų mintim. Tai va toks intarpas, negalvokit, kad jeigu kas, tai susirasiu darbą papildomai. Nes tada jūs smegenims duodat tokią laisvę, o jeigu man nepavyks, tai va tada tikrai dar tokį saugumo, tas toksai lenda įsitikinimas saugumo, šiaip iš esmės saugumo niekur nėra, nes samdomam darbe bet kada gali atleisti iš darbo, bet kada gali subankrutuoti įmonę ir taip toliau. Čia jau daugiau tokie yra vidiniai įsitikinimai. Tai matau daug kas rašo, kad yra inkarų, mačiau tik vienas žmogus parašė, kad labai smagu, kad artimiausi žmonės palaiko, bet daugiau yra tų abejonių, yra nestabilumo, yra visokių, kad ir pati savo inkaras ir tos aplinkos yra. Tai būtent apie tai ir kalbame, kad iš tikrųjų taip gyvenime būna ir kartais reikia pagalvoti, ką reiks eliminuoti iš to gyvenimo, ar ne. Ne su viskuo, bet bus su kuo reikės atsisveikinti. Tai kodėlgi yra svarbu daryti savo mąstymo auditą, ar ne? Tai pirmiausia, reikia mums įsivertinti, ar tai labiau susiję su vidinėmis kliūtimis ar su išorinėmis. Išorinės tai gali būti įvairiausi laiko resursai, kažkas, mačiau, rašėte finansiniai ištekliai ir taip toliau. Ir vidinės baimės, tai įvairiausios abejonės savimi, tas pastovus vidinis kritikas, tas savo pačios inkaras, kaip kažkas paminėjo, tai įvairiausių dalykų yra, ne? Tačiau, jeigu aš jums pasakyčiau, kad, pavyzdžiui, išorinės kliūtys yra tik tai iliuzija. Ir tos išorinės kliūtys, kalbant apie finansus ir kalbant, jeigu, pavyzdžiui, apie laiko resursus, tai galiu drąsiai pasakyti, kad mes visi turime pinigų tam, kam norime turėti, ir mes visi turime laiko tam, kam norime jį turėti. Reikia išmokti pradėti deleguoti darbus. Aš, kai dirbu su moterimis ir ateina pas mane, pavyzdžiui, tikrai turiu pavyzdžių moterų, kurios augina, pavyzdžiui, vieną vaikutį ir yra tokių, kurios augina 4. Ir spėkit, kas labiau viską suspėja padaryti. Dažniausiai. Dažniausiai yra tos, kurios turi daugiau ką veikti ir reikia viską suspėti padaryti.
Ir man jau yra pasakius, vat ir mūsų kolegė čia Mildos dabar nėra, sako, vat kaip pas ją dvynukės atsirado, tai sako, ojoj, kaip aš viską susitvarkiau gyvenime. Mano, sako, gyvenimas iš viso susitvarkė, nes sako, neturiu laiko nesąmonėms, aš turiu tik tai laiko tam, kam reikia turėti ir susidelegavau viską, ką reikia iš tikrųjų padaryti, ar ne? Ir jeigu mes paimtume tokį grubų pavyzdį, yra pavyzdžiui žmogus Elgeta, ar ne? Ir procentaliai tokių žmonių, kurie vargsta ir neturi savo namų, dauguma turi problemų su alkoholiu, ar ne? Pavyzdžiui, su narkotinėmis medžiagomis ir taip toliau. Bet net šitie žmonės, kurie gyvena labai labai sunkiai, kažkaip tai pasiekia savo tikslą, susiranda to alkoholio, nusiperka jį, pavogė ar dar kažką tai, bet jie tą tikslą savo įgyvendina, ar ne? Nu, čia toks labai brutalus pavyzdys, bet aš kalbu apie tą, kad net toks žmogus sugeba pasiekti tikslą tokio, kokio jis nori, jeigu jo tikslas yra alkoholis, ar ne? Tai jeigu mes žmonės turėdami kojas ir rankas, esam sveiko proto, apskritai turinčios internetą, nes mes čia prisijungėme, turime savo namus, reiškia, turime daug įvairiausių geriausių sąlygų viską daryti, reiškia, tos išorinės kliūtis kaip finansai, kur turim nemokamą ChatGPT netgi šiandien dienai, kuris irgi gali padėti mūsų solo veiklos vykdymui nemokamai, tai reikia labai gerai pasiskirstyti savo pajamas, kam aš skiriu prioritetą, kam aš skiriu tą savo poreikį, ar ne? Ir dėl laiko visą laiką tikrai surasime, jeigu išmoksime deleguoti darbus, kam aš noriu ką skirti tą savo laiką, ar ne? Dažniausiai, kai kalbu su moterimis, yra vidinės kliūtys. Va čia yra žymiai svarbiau. Ir tai yra apie mūsų įvairiausius įsitikinimus. Tokius, pavyzdžiui, ką kiti žmonės pagalvos. Nu, ar tikrai taip nėra, ar tikrai taip nesijaučiate, kad ką kiti žmonės pagalvos, jeigu aš pradėsiu tokią ir tokią veiklą. Tikrai man pagalvojate. Aš per mažai, pavyzdžiui, kompetitinga, man trūksta žinių, pastoviai tas toksai, kai bendraujam, ir tikrai ir Viktorija su tuo susidarė, ir aš susiduriu asmeninėse sesijose, man vis dar trūksta žinių, aš vis dar kažko tai turiu būti, kažką ten turiu pasibaigti 10 visokių diplomų turėti, kad aš iš viso pradėčiau kažką daryti, ar ne? Turi būti tiesiog viskas tobula, tas vadinamas perfekcionizmas, reikia tobulos vietos, tobulos kameros, ten nežinau, visko reikia prisipirkti, kad viskas pro atrodytų. Aš visada sakau, pradėkit daryti netobulai. Ir jūs pamatysit, kaip viskas gausis. Nes šiandien dienai, tobulumo tikrai nereikia, mes neinam galbūt iš karto į televizijos laidą, ar ne? Tai ar mums reikia čia viską jau taip tobulai daryti? Perfekcionizmas stagnuoja, jisai stabdo, jisai neleidžia net pradėti ir tas stagnavimas yra įpročio tam tikro įgalinimas. Niekad nepradėti, tai tampa tokiu įpročiu. O kai tu darai nepatogiai, kai tau yra nepatogu, tai eini į tą baimę, tai tampa naujų įpročių. Susifeilinu, vieną kartą susifeilinu, antrą kartą, jau trečią kartą, žinokit, feilintis nėra taip baisu. Ir paskui po to trečio, ketvirto karto prasideda augimas, bet tiesiog reikia pradėti daryti. Pavyzdžiui, jau daugelis tą patį daro, aš su tuo susidūriau, aš kai sakau, prieš 4 metus pradėjau mokytis coachingą, prasidėjo tas bumas tų kursų, visi pradėjo ten mokytis, baigti. Jų kaip nežinau, kas tiek daug žmonių atsirado coacherių, kad man pačiai atsirado, tai kam aš galvoju, tai dabar tiek jų daug, tai kaip aš taip anksčiau nepastebėjau, ar ne? Tai dabar ką aš čia naujo tokio pasakysiu? Visi juk mes apie tą patį kalbam, apie ribų brėžimą, apie perfekcionizmą, ką aš čia dar naujo pasakysiu? O iš tikrųjų reikėjo pradirbti dar su tuo klausimu, su ribojančiai įsitikinimu, kodėl aš apskritai taip galvoju. Toliau, kodėl iš manęs turėtų pirkti mano produktą ar paslaugą, per didelė konkurencija, ar ne? Žmonės, pavyzdžiui, neturi pinigų, vėlgi tai yra labai didelis su psichologija, pinigų psichologijai toks tvirtas įsitikinimas, kad žmonės neturi pinigų, žmonės turi viskam pinigų iš tikrųjų, kam reikia. Pasižiūrėkit, kai buvo kriziniai laikotarpiai, ar ne, buvo covidas, buvo karas, tuo laikotarpiu buvo verslų, kurie žlugo, kas pasidavė, bet buvo dar daugiau procentaliai verslų atsiradusių naujai arba monetizavo savo verslus į kitą, visiškai į online išėjo, tarp kitko, mums covidas ir atvėrė online'inės duris, ar ne, ir dėl to ir atsirado tiek daug freelancerių ir daug daugiau galimybių atsirado. Tai yra mūsų ribojantis įsitikinimai. Ir tai yra tik tai fokusas į vieną pusę, ar ne, kuris neleidžia pastebėti savo autentiškumo. Jeigu mes vien tik tai galvojame apie tai, ką kiti pagalvos, kodėl turėtų iš manęs čia pirkti, kodėl čia per didelė konkurencija, ar ne, kad šis toks dalykas kaip konkurencija, mano nuomonė, ypatingai solo veikloje, tam tikra prasme jinai neegzistuoja, nes kai mes pradedame pažindinti su savo vidumi ir pradedame pažinti save labai labai giliai,
eiti į savo autentiškumą, tai mes pradedame save pozicionuoti iš savo vidaus, ne vien iš to iš chaotinės būsenos, kad aš dabar turiu vaikytis trendų, ar ne? Dabar bėgu biškį tą padarau, bėgu biškį aną padarau, biškį taip reikia, biškį taip. Ir kadangi internetas pilnas visko ir mes prisižiūrime, kaip visi atrodo, mes tada kūrėme save ne pagal savo autentiškumą, savo vertybės, bet mes kūrėme save pagal kitus žmonės, pagal tai, kad atitikti kažkieno tai lūkesčius. Ir taip pametame save. Tai apie tai dar grįšiu, nes tai yra tikrai labai labai svarbi tema ir manau, kad daugiausia mes su tuo ir susidurėme, nes be savo autentiškumo suvokimo labai sudėtinga tada eiti ir į strategiją ir aišku, be strategijos ir savo autentiškumą labai sudėtinga suprasti. Ir dar vienas iš perliukų, kurį labai dažnai girdžiu, taigi aš viską išbandžiausi. Vat klausiu, tai kaip tau sekasi, kodėl tu straglini toj vietoje, kodėl neišeini į tą proveržį, kodėl tavo, kur dar yra kažkokių tai problemų. Taigi viską išbandžiau. Ir marketingo įvairiausias strategijas išbandžiau. Ir perėjau kitą vietą dirbti. Ir pakeičiau ten aplinką ir taip toliau. Ir ko tik ten nebandžiau. Ir mano visą laiką klausimas būna. Bet ar tu bandėjai atsitraukti nuo visko ir tiesiog giliau save pažinti? Ar tu bandėjai atsitraukti nuo šito chaoso ir nuo visų trendų, kurių mes jau nebespėjame gaudyti? Nusipirkom vieną iPhone, užžiūrėk po pusės metų kitas iPhone'as ir mes tikrai galbūt kas pusę metų nekeisim savo telefonų, ar ne? Lygiai taip pat kaip ir neprigausim kiekvieno trendo. Aš suprantu, kad tai yra svarbu šitame materialiame pasaulyje, bet dar yra svarbu suvokti savo autentiškumą, nes tada jūs pasidarysite pati trendinė, o ne pagal kažką eisime, kaip reikia daryti. Aš galiu pasakyti pagal save, kai aš pradėjau vesti socialinius tinklus taip aktyviai prieš porą metų, ir kol nebuvau susitikslinus savęs tuose socialiniuose tinkluose, tai man buvo labai sunku suvokti, kas aš tame esu savo veikloje, savo rolę, ar ne, kokia ta veikla mano, apie ką aš noriu kalbėti, nes kalbėjau apie viską ir tuo pačiu apie nieką. Ir tarsi bėgi, biški to padarai ir žiūri, kad rezultato nėra. O tada supranti, kad eini pradirbti savo visus įsitikinimus, tada ateini pas strategą ir normaliai susistrateguoji pagal save, kaip turi būti, tokia, kokia tu esi, ir tada žiūri, pradeda eiti pardavimai. O žinot, kodėl pradeda eiti pardavimai? Dėl to, kad tu pulsuoji savo energiją, kad tu nesistengi nieko kopijuoti. Ir tada tu jau pradedi suprasti, kad konkurencija absoliučiai mano veikloje, solo veikloje, aš ne kažkokia korporacija, ne žmogus, kuris turi pastatyti gyvenamųjų namų kvartalą ir taip toliau, kur yra visai kiti dalykai. Aš esu savo rolėje ir aš pulsuoju savo energiją ir žmonės renkasi mane pagal mano energiją. Aš suprantu, kad aš tą dalyką darau ne visiems ir neprivalau daryti visiems. Ar aišku šitoj vietoje, nes šitas momentas yra be galo svarbus, kad suvoktumėte save. Truputėlį aktyvumo, dėl to, kad, kaip ir minėjo Viktorija, gale bus staigmena ir tikrai vertinsime jūsų aktyvumą. Taip, viskas aišku. Ar sutinkate dėl autentiškumo? Pavyzdžiui, kokius žmonės jūs stebite? Be galo daug yra influencerių visame pasaulyje ir Lietuvoje. Ir mums dar Lietuvoje mažoje valstybėje pastebėti visus yra labai lengva. Tai kodėl jūs, pavyzdžiui, atsakykite savo į klausimus, kodėl jūs sekate tam tikrus žmonės, kodėl kitų, pavyzdžiui, nesekate ir taip toliau. Ir greičiausiai pasakysite, tas žmogus man imponuoja energetiškai kažkaip, ar ne? Tas žmogus man visai nepatinka ir taip toliau. Lygiai taip pat su solo veikla, kaip jūs pateikėte per save savo veiklą. Ir kai mes nesuvokiame savo autentiškumo, gyvename minčių chaose, apie kurį tikrai jau šiandien ne vieną kartą kalbėjau. Aš jau save pagavau, kad reikia visus atsekti, nes pradedu lygintis ir jaudintis. Būtent, Kristina, taip iš tikrųjų ir yra, nes tas sukelia tam tikrą papildomą stresą, kuris iš tikrųjų, ne visada tas stresas yra mums reikalingas. Ir kai mes nuolat skrolinam ir lyginam save su kitais, tai yra lėtinis stresas, tai yra lėtinis kortizolis. Kortizolio atsikelti rytui reikia, tai yra būtina, kaip sakot, mūsų hormoniniai sistemai būtina šitas hormonas. Bet lėtinis kortizolis nėra gerai, nes jisai sukelia tam tikras ligas, nepasitenkinimo jausmas, savivertės žemos pojūtis, savigraužos jausmas, kaltės jausmas, gėdos jausmas, tas, kas išveda mus į dar didesnius povandeninius, kaip sakoma, vandenis, kurie nepadeda augti.
Ir labai svarbu savo užduoti tokius klausimus. Ar mano veikla atitinka mano asmeninės vertybės apskritai? Nes viskas šiaip mūsų gyvenime yra pastatyta ant mūsų vertybių. Vertybės yra pastatytos ant mūsų įsitikinimų, apie kuriuos pradžiai kalbėjau. Ir tai yra ten tikrai ne visi. Galėtume dar pridėti šimtus tokių įsitikinimų. Ar esu patenkinta savo veiklą ir tuo, kaip ją vykdau? Vat šitoj vietoje norėčiau sustoti ir kad jūs save įsivaizduotumėte, ar ne, pasižiūrėti į savo veiklą dabar iš šono. Bet atsiverčiat savo Instagramą, ar ten savo kažkokią tai turite elektroninę parduotuvę, ar dar kažką. Kaip jūs vedate socialinius tinklus, kaip jūs pateikėte savo paslaugą, produktą, kaip jūs elgiatės su savo klientais, kaip jūs bendraujate gyvai su savo klientais, kokia jūsų darbo vieta, kokia jos aplinka, visa kita. Ir pasižiūrėti pačiai, ar aš pas tokį žmogų eičiau. Ir jums bus atsakymas, ar aš taip vykdau savo veiklą, kaip aš iš tikrųjų noriu. Sigita kažką parašė, matau, labai mažai ką sakau kaip autoritetus, nes tas lyginimasis bandymas kopijuoti labiau uždaro ir stabdo net bandyti. Pritariu Kristinai. Pritariu jums abiems. Ir čia, žinokit, šitą dalyką praktikuoja dauguma žmonių, tie, kurie daro proveržį savo veikloje. Aš asmeniškai iš 600 savo sekamų žmonių atsekiau tiek daug, kad dabar liko virš 200 ir planuoju dar labiau atsekti, nes tai tam yra iš tikrųjų, bet kas iš mūsų gali pakliūti į tą tinklą. Mes irgi galim pradėti lyginti su kitais, ar ne? Mes galim išnaudoti savo laiko resursus ne ten, kur reikia, o jeigu aš noriu iš tikrųjų pradėti daryti proveržį, aš turiu save apsupti tokią aplinką, kuri mane motyvuoja, kuri man iš tikrųjų teikia naudą ir atsisakyti tokios aplinkos, kuri man visiškai neteikia jokios naudos. Ar man reikia motyvacijos save priversti veikti, ar veikiu iš vidinio noro? Vėlgi atsakykite savo į klausimą. Jeigu keliatės ir jums reikia labai didelių pastangų tiesiog nueiti ir padaryti tą veiksmą dėl savo solo veiklos, jūs savo atsakykite klausimą, ar tai yra iš vidinio noro, ar tai yra iš tokio, kad reikia. Nes jums atskleis, ar jūs vėlgi taip vykdote savo veiklą, kaip reikia vykdyti ir iš viso ar jūs ją norite vykdyti. Ar einu savo unikaliu keliu, ar tiesiog bandau atitikti kažkieno tai lūkesčius. Vėlgi grįžtam į autentiškumą, į tą unikalų savo kelią, ar suprantu savo unikalumą. Tai dabar atsakykit man į klausimą, va šitą paskutinį, ar tikrai suprantate savo unikalumą, nes mes kiekviena esame unikali, kiekviena, tik tai reikia atrasti tą savo unikalumą. Reikia jį suprasti ir tam yra strategijos, tam yra klausimai ir panašiai. Aš nesilyginu į kitus, nes neturiu reikalo ir neturiu tam laiko, labai puiku. Šiuo metu taip, tai žinoma, Viktorija. Žinoma. Taip, ir dar vienas iš esminių klausimų, kur aš pradžioje su juo gyvenau, net iš tikrųjų pradžioje nesuvokiau, kad reikia savęs iš viso to paklausti. Ar yra kažkas, ką slopinu savo veikloje, bijodama būti per daug savimi. Nes mes iš tikrųjų šiaip esame visi su kaukėmis. Ir jeigu mes bijome būti per daug savimi, tada ir prasideda tas kopijavimas. Bet pakopijuoti ir pasižiūrėti, kaip vyksta rinka, kaip viskas vyksta pasaulyje, aš sutinku reikia, mes galime pasiimti tų idėjų, bet labai svarbu tose idėjose pritaikyti viską pagal save, pagal tokią, kokia aš esu. Ir iš tikrųjų, jeigu pastebėtumėte save taip pat kasdienėje veikloje, greičiausiai, kad mes tikrai sekame žmonės tuos, kurie nebijo būti savimi. Tie, kurie, pavyzdžiui, net yra per daug grubūs, per daug tokie atviri, yra tikrai įvairiausių žmonių Instagrame, kurie netgi labai daug keikiasi socialiniuose tinkluose, bet kažkaip tai, jie turi labai daug sekėjų, jie turi labai galią didelę, labai įtaką didelę, kažkodėl žmonėms tas dalykas patinka, nes jie susitapatina dėl to, kad tas žmogus nebijo būti savimi, nebijo pasakyti to keiksmažodžio, nebijo pasijuokti savęs ar dar tai kažkas tai tokio, aš neskatinu keiktis, man asmeniškai labai negražu, bet aš aiškinu, noriu pateikti tą principą, kodėl taip yra, ar ne, nes žmonės iš tikrųjų nebijo būti savimi, dėl to jie ir pasiekia didesnius tikslus savo veiklose ir savo asmeninėme gyvenime. Ar sutiksite su manimi? Būkite, sakau, aktyvios. Vertinsime. Taip, iš tikrųjų. Aš irgi, žinokit, stebiu žmonės, netgi tuos, kurie kartais net galbūt
aš jų neseku, bet nueinu kartais pasižiūrėti, nes aš žinau, kad jie yra savotiški, vis tiek jie yra kitokie, vat vis tiek kažkom tai smalsu, net jeigu ir tas žmogus ne iki galo patinka, jeigu aš jo net neseku, bet nu vat kartais vat nueinu pasižiūrėti, nu nesidomu, ką jisai ten tokio parodė šį kartą savo socialiniuose tinkluose, nes nu tiesiog žmogus nebijo būti savimi. Aš dar bijau būti savimi, jaučiuosi kaip viščiukas, kuris tvarkosi plunksnas. Tai čia yra ta tokia pirminė stadija, kai aš pradedu pažindinti su savimi, bet Kristina, tai jau yra labai gera jūsų kelio pradžia, kad apskritai tai suvokėte, pripažįstate, o pripažinimas ir yra tikrai ta tokia kelrodė žvaigždė eiti į pokytį. Ir ar praėjusius metus turėjote tokių apskritai pamastymų? Aš dabar tiek visko pripasakau, tiek visko prikalbėjau ir prišnekėjau, ar apskritai buvo tokių vat retorinių klausimų savo, pamastymų, vat, kas aš esu per žmogus, kokia ta yra mano rolė mano veikloje, kodėl aš straglinu, ar aš tikrai turiu tų ribojančių įsitikinimų, su kokiais man ribojančiais įsitikinimais apskritai reikia susitvarkyti. Nu, va, man prasideda sloga, tai nepykite. Taip, turėjau labai daug pamastymų, labai daug. Labai gerai, Rima. Taip ir turi būti. Reikia save analizuoti. Visur yra reikalinga analizė. Kadangi laikas bėga, aš turėjau idėją ir pamačiau, kad kiti floristai tai padarė ir aš iš karto atsisakiau, nes bijau visuomenės požiūrio, kad kopijuoju. Oi, Kristina, tokia nereali, ta prasme, veikla, floristika yra toks nerealus dalykas. Iš tikrųjų, tai jūs nieko nekopijuojate. Jūs realiai, jūs viską darote pagal save ir pritaikote. O kad mes idėjas kaupiame iš interneto ir kažką tai žiūrime, tai faktas, kad žiūrime. Kam yra reikalingas Pinterestas? Nesinaudojat Pinteresto, aš tai naudojuosi. Aš tikrai naudojuosi ir kartais nueinu pasižiūrėti, ką kiti žmonės daro, kad pasilyginčiau ir pasižiūrėčiau, kaip man nedaryti. Va tam dalykui labai labai gerai ir aš ten gyvenu. Labai gerai. Tai jūsų yra tik tai kelio pradžia, viskas bus gerai. Taip kad, mielosios, labai linkiu jums prieš 25 metus, pirmiausia, tai atsitraukti nuo visko, išbūti su visais šitais klausimais, nes savo unikalumo atskleidimui tikrai reikalingas laikas, kaip ir vat, su šitu drugeliu. Jisai iš karto drugeliu netampama, iš karto nepradedame skristi. Tam yra tam tikras kelias ir laikas, kuris parodo tuos sparnus, ar ne? Nes jeigu mes labai eisime į tą tokį lyginimąsi su kitais, žiūrėjimą, Dieve galvojama, ką čia kiti pasakys, kad galbūt aš nepakankama, galbūt aš kažko tai nesugebu, man vis dar reikia padaryti viską tobulai, tik tada pradėti, tai mes tiesiog savo energiją švaistome į kairę ir į dešinę ir jos nebelieka, realiai nelieka man pačiai. Ir labai svarbu iš tikrųjų suprasti, kas aš esu savo solo veikloje. Ir atsakykite savo į klausimą, kokiu žmogumi apskritai turiu tapti, kad pasiekčiau proveržį. Ir savo asmeninėme gyvenime, ir savo veikloje. Greičiausiai, kad reikės atsisakyti kažkokios aplinkos, greičiausiai, kad reikės pakeisti kažkokius savo ribojančius įsitikinimus į paskatinančius įsitikinimus, greičiausiai, kad reikės kažkieno paprašyti pagalbos ir susideleguoti laiką, ar ne? Ir svarbiausia, pradėti nuo mąstymo, kad viskas iš tikrųjų visos ribos yra mano galvoje, ar ne? Ir šita nuostabi citata, nuostabi, kaip viduje, taip ir išorėje. Iš tikrųjų, kaip aš viduje jaučiuosi, tą spinduliuoju ir išorėje, ar ne? Tai labai skatinu jūs eiti į autentiškumą, ieškoti savo identiteto, labiau suvokti save, suprasti, nes ką mes galvojame, tuo tampame, kaip mes jaučiamės, tą pritraukiame ir ką mes įsivaizduojame, tą ir sukūrime. Tai va. Tai mano dalis baigėsi, nes aš matau, kad laikas bėga, tiesiog skrieja ir perduodu visą komandą Viktorijai ir toliau tęsiam savo webinarą. Ačiū labai, dar susitiksim. Taip, ačiū Egle tau už pasidalinimą. Taip, dabar to jau aš pasidalinsiu savo skaidrėmis. Aš turėtų vis tiek parodyti. Gerai. Rodo, ne? Viskas tvarkoja. Taip, viskas gerai. Taip, tai Eglė palėtė, realiai tą pačią pagrindinę mūsų užduotį, pradedant formuoti mūsų ateinančius metus. Tuo įsididins ekranas. Pradedant formuoti mūsų ateinančius metus, tai pirmiausia yra susitvarkyti su savo mintimis, su visomis savo baimėmis. Pažiūriu, kodėl man čia taip. Taip rodo.
Pasididink, matau, mastelis gal per mažas 25 rodo. Mhm. O, bandom. O, dabar Mhm. gerai, ne? Tai va, tai visą tai, ką kalbėjo Eglė, tai realiai yra vienas iš tokių pagrindinių branduolių, kuriuos mes turime apžvelgti, be pasibaigiant šiems metams. Ir dėl ko yra taip svarbu, nes jeigu mes nepadarysim tam tikrų išvadų, mes visą tai kartosim ir kartosim, kartosim ir kartosim. Ta mūsų veikla neauks arba auks į tą pusę, į kurią mes nenorime, kad augtų, jinai nesiplėtos taip, kaip mes norime ir taip toliau. Tai yra labai svarbu visus tos klausimus, kuriuos Eglė jum buvo surašysi skaidrėje, vis tiek bus įrašas, galėsite dar kartą atsisukti, užduokit juos savo ir pamatysit, tikrai, tikrai atsakymai ateis ir kada tuos klausimus mes išgryninam, tada ir atsiveria mums daug daugiau tokių galimybių. Ir atrodo po to, tai ko aš čia bijau, ar ne, tai kas, kad kažkas kitas pagalvos, ką aš čia darau ir taip toliau. Tai ta dalis yra labai svarbi, bet ir kita svarbi dalis yra mūsų solo veiklos auditas. Čia šioje vietoje analizė, jinai yra svarbi tam, kad mes galėtume jau toliau judėti į priekį kitokiu greičiu ir kitokiu keliu, kuris mums yra labiau priimtinas. Jeigu mes važiuojame keliu, ar ne, ir nežiūrime, pavyzdžiui, važiuoju į Klaipėdą ir nežiūriu į ženklus. Žiūriu, kad čia lygtais Elektrėnai, link Vilniaus važiuoju, bet ai, nereikia čia į to ženklų žiūrėti, vis tiek kažkaip gal nuvažiuosiu. Nu ir labą dieną, nežiūriu nieko savo jokių rezultatų, kurie man dažnai netgi mojuoja, ne, alio, pasižiūrėk, ten nėra klientų, nėra tiek daug pinigų, kiek tu nori, ne, bet ai, pasižiūrėsiu vėliau, nėra čia taip svarbu. Ir automatiškai mes sugaištam savo gyvenimo laiką ir privažiuojame tą tikslą, kurio mes nenorėjom. Ir tada viskas taip dėliojasi, kad žmogus nusivilia savo veiklą. Sako, nėra klientų, nepasiekiu ten X pinigų sumos, kurią labai noriu pasiekti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra tokia viena labai maža paslaptis, kurią daro labai mažai žmonių. Tai yra atsisėdimas ir savo veiklos pasakysiu tokį žodį pradirbimas, ne lietuviškas, būtent šitam kontekste netaisyklingas tai yra, bet jisai yra labai labai geras. Dabar dėl ko taip yra? Mes su Egle visai neseniai dalyvavom pinigų psichologijos kurse ir ten labai gerai pasidalino vienu pavyzdžiu, kad mūsų smegenys, kurios yra smegenų dalis, kurios yra atsakingos už veiksmą, ir yra kita smegenų dalis, kuri yra atsakinga už mūsų emocijas, jausmus, tai, ką mes mėgstam pasvajoti. Tai ta dalis, kuri yra atsakinga už tą pasvajojimą, jinai ima daug mažiau energijos resursų negu ta mūsų smegenų dalis, kuri atsakinga už veiksmą. Kai mes pradedame strateguoti, galvoti, mūsų kūne pradeda imti daug energijos ir kūnas galvoja, nu stop, 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 milijonas atmazų, kodėl tau to nereikia daryti, ar ne? Tu geriau pasvajo, kad tu tai padarysi vėliau. Tai aš žinodama šitą faktą visada savo primenu, kad žiūrėk, Viktorija, dabar smegenys tave bando apsaugoti ir nori, kad tu šiek tiek patingėtum, bet tau tingėti yra nenaudinga, todėl reikia padaryti šitus darbus, kad tu galėtum keliauti toliau. Tai kaip mes dabar analizuojame savo veiklą? Tai pirmiausia, mes turėtume peržiūrėti savo įgūdžius ir savo tobulėjimą. Mes realiai visi tobulėjame. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt į save prieš 5 metus, prieš 3 metus, tikrai rastumėte savo pagyrimų, ką jūs išdrysot, ką jūs padarėt, kur jūs pakeitėte savo požiūrį, ne? Gal jūs išmokote labiau ten dirbti su programomis, nuėjote į kelis seminarus, jūs jau esate ta geresnė versija savo, nei jūs buvote prieš metus, prieš 2, prieš 3 ir taip toliau. Tada yra labai svarbu taip pat padaryti ir klientų analizę, paslaugų produktų analizę ir mūsų finansų analizę. Čia išskyriau tik tai tokias pačias bazinės pagrindinės sritis, kurios turi būti būtinai paliečiamos, kad būtų galima matyti bendrą vaizdą, ne, kaip mums sekėsi mūsų veikloje ir taip pat suplanuoti jau ir mūsų ateinančius metus. Tai dabar, jeigu mes kalbame apie
mūsų paslaugų analizę, ne, į priekį ir planuojant atgal, žiūrint ir planuojant į priekį. Tai čia yra labai svarbu įsivertinti, kokias aš turiu paslaugas, kokius aš turiu produktus, kiek tas kiekvienas produktas man generavo pajamų, kiek man užtruko laiko, kaip pavyzdys, ar tą pačią paslaugą sukurti, ar tą patį produktą parduoti, ar ne, dirbti su juo, koks yra pelningumas ir koks yra klientų pasitenkinimas. Tai jeigu jūs rinktumėte šios duomenis, o galbūt ir renkat, ir vėliau pasižiūrėtumėte, tai žinokit, savo tikrai pasiplotumėt ir savivertė dažniausiai jinai labai greitai pakyla ir jūs suprantat, kad jūs viską darot gerai. Nes dažniausiai apie tuos gerus darbus mes pamirštame, ar ne, kur mums klientai sako, o man šitas produktas labai patinka, ar ne, ir klientų pasitenkinimas, pavyzdžiui, to produktų yra labai aukštas. Taip pat kitas svarbus dalykas, galbūt jūs ten turite 3-4 produktus ar paslaugas, ir jums atrodo, kad viena iš jūsų paslaugų jums neša daugiausiai pajamų ir jums reikia būtinai ją akcentuotis kuo daugiau. Bet kai jūs nematote skaičių ir nesate atsitraukęs, tas žmogeliukas toliau, kuris mato visą tai, jūs galite susidaryti labai klaidingą nuomonę. Pavyzdžiui, lygiai taip pat aš pati dirbu su individualios veiklos konsultacijom, solo veiklos augimo strateginėm sesijom, dar turiu savo, noriu sakyti, senus klientus, bet neseni klientai, tik darbas iš anksčiau, draudimo klientai ar ne pakopų klientai. Taip pat yra pardaviminiai webinarai mano individualios veiklos, Excelis individualios veiklos. Tai yra visi mano produktai, kuriuos aš turiu ir aš galiu žmonėm juos rekomenduoti, ne, žmonės gali juos nusipirkti. Ir kai aš pasidarau analizę, aš visada galvoju rimtai, šitas produktas man net neatrodė, kad jisai buvo toks populiarus per visus metus ir jis man sugeneravo būtent tokią X pinigų sumą. Tai šita vieta jinai yra labai svarbi, kad jūs būdama toj savo veikloje atsitrauktumėt ir tada iš šono viską pasižiūrėtumėt. Ir čia mes ir su Egle turim pavyzdį. Eglė naudojasi ten mano tokia sukurta Excelio lentelė ir mes su Eglė ten susitinkam išgert kavos. Eglė sako, žinai, atrodo, kiekvieną mėnesį uždirbu tą pačią pinigų sumą, visada tą pačią, bet pasirodo, jinai vis didėja, ar ne? Tada mes, kai mes neatsitraukiam, mes nematom to vaizdo, ar ne? Nes mes būname užstrigę. Tai yra labai svarbu, kad jūs paskirtumėte laiko ne tik tai klientų paieškai, ne, ir va tom mintim, kurios būna, pavyzdžiui, įkyrios, kad nerasiu klientų, nežinau, kaip viskas vyks, ką kiti apie mane pagalvos. Geriau jūs pagalvokit, kokią aš analizę galiu padaryti apie savo produktą, ne, kas man yra svarbu. Ir jums tai bus ženkliai naudingiau. Tai va čia yra labai svarbus faktas, kurį mes turime būtinai peržiūrėti. Taip pat keli klausimai kontroliniai, kokios paslaugos ir produktai buvo populiariausi ir pelningiausi. Tai kaip ir minėjau, pavyzdžiui, mano pavyzdys mane labai nustebino, nes aš tikrai nemaniau, kad būtent tas produktas buvo pats populiariausias. Aš galvoju, čia toks priedas bus, o pasirodo, skaičiai rodo, kad yra visiškai kitaip. Kokius produktus parduoti buvo sunkiausia, kodėl? Ne, tai savo irgi, tai labai drąsiai ir nuoširdžiai atsakyti. Kai aš savo atsakau, kad man nepatinka parduoti va šitą X produktą, ne, aš tiesiog paimu ir atsitraukiu, kaip pavyzdys. Tada žinau, ką man reikia pakeisti. Ką aš noriu daryti kitaip. Aš pateiksiu ir savo pavyzdį. Aš ilgus metus... kiek ilgus metus, paskiau kaip jau kokia būtų 55. 5 metus iš viso, dabar 5 metai eina, kaip dirbau su draudimu gyvybės ir kažkada tai buvo mano pats pagrindinis darbas. Tai pats pagrindinis darbas, tai žinot, kaip tai atrodo. Jeigu nieko neparduodi, tai niekur neuždirbi. Ir tada gaunasi tai, kad ateina pas tas klientas ir tu jam nenori, ar ne, bet vis tiek galvoji, kokį čia jam geriausią sprendimą galėčiau pasiūlyti, ten finansinį, ar tą. Ir bėgant laiko aš supratau, kad
nu man nebepatinka, aš nebenoriu, aš iki šiol esu tame darbe, nebent ateina pats klientas ir sako, labas Viktorija, žiūrėk, man tave rekomendavo, man reikia to ir to. Ir aš galvoju, okei, šitą tai man patinka, bet tas pirmas variantas nepatinka jisai man. Ir automatiškai, kada aš jį išbraukiau, man daug labiau palengvėjo ir va šitas išbraukimas vyko su Egle coachingo sesijos metu. Eglė sako, tai kokios problemos, koks klausimas yra. Ir tada, kada tu išsigrynini, supranti, okei, aš tai padedu į šoną. Ir kada aš tai padėjau į šoną ir pradėjau kitas savo paslaugas kurti, pas mane pradėjo generuotis dar didesni pinigų srautai, nes aš atsipalaidavau. Aš darau vėl tai, kas man patinka. Bet be to analizės, be to sustojimo, aš to būčiau nepamačius. Gal dar būčiau ir dabar tempusis, ar ne, ir į dieną darius tuos pačius veiksmus. Ir ar yra paslaugų ar veiklų, kurias norite patobulinti. Tai aš tikiu, kad jeigu aš jūsų paklausčiau kiekvienos arba kiekvieno, jeigu jau koks vyrukas pas mus prisijungia, kaip jūs ar matot, kaip galėtumėte savo veiklą patobulinti, tikiu, kad tikrai atsakytumėte, žinau kaip. Ar ne, galėčiau dar tą, galėčiau dar tą, galėčiau dar tą. Tai šitoje vietoje yra svarbu tiesiog užduoti klausimą ir su tuo klausimu pabūti. Ir taip pat kitas svarbus faktas yra mūsų klientų analizė. Ar ne, būna žmonės sako, aš dirbsiu tik su moterim, aš dirbsiu tik tai su vyrais, ar ne, arba dirbsiu tik tai su vaikais. Ir va čia yra mano būtent ta klientų bazė, su kuria aš norėsiu dirbti, tas klientų segmentas. Ir aš dažnai sakau, nusistatyk savo tikslinį klientą, savo idealų klientą. Žmogus sako, taigi sakau, moteris, ne, moteris nuo 18 iki 38 metų. Ir viskas. O kokios gali būti moterys? Jos gali būti atsipalaidavusios, gali būti kūrybiškos, gali būti rimtos, ne, gali būti griežtos, gali būti labai tokios piktos, sarkastiškos, kandžios. Su kokia moterim nori dirbti? Ne? Tai kada mes susisegmentuojam vis labiau tą savo tikslinį klientą, mums pasidaro ženkliai lengviau. Tai čia irgi darant tą pačią analizę, paklausti, kokie buvo geriausi klientai, kurie atnešė daugiausiai malonumo ir kurie klientai atnešė daugiausiai pajamų. Ir tada labai gražiai irgi atsiveria tais, su kokiais žmonėmis jūs norite dirbti. Kaip Eglė paminėjo ne tą citatą, ką galvojam, tą pritraukim. Tai čia visai ką norim, tą matom. Visada tai bus. Ir kokie klientai suvalgė daugiausiai energijos ir nebuvo pelningi. Tai šitoje vietoje irgi nereikia būti mums geriečiams, kad visi gali mano paslaugas įpirkti, ar ne, ne visiems reikia jūsų paslaugas įpirkti. Jeigu visi galėtų, kaip pavyzdys, ateiti pas mane į strateginės veiklos augimo sesiją, visi, ne, jinai kainuotų 20 eurų. Tai tikėtina, kad aš būčiau pervargus, aš negalėčiau savo leisti nusipirkti gerų mokymų, investuoti į save ne 1 000 eurų, ar ne, kad aš galėčiau gauti dar daugiau žinių, kur patobulinsiu dar vėliau savo kliento visą veiklą. Tai čia ir yra tokia esmė, kad mes tarytum iš seniau yra toks įsitikinimas būk geras, ar ne visiems. Ar būna pas jūs tokių minčių, kad galvojat, ne, aš to gal nedarysiu, nes biški nebūsiu toks, kaip visi, galiu kažką nuvilti. Ar būna jums taip? Parašykit. Yra. Man buvo. Taip, taip. Taip, ir kada mes koncentruojamės į kitą, tada labai dažnai atsiranda anksčiau ar vėliau nusivylimas. Ir kitas svarbus dalykas yra mūsų finansų analizė. Tai kokios yra tos mano metinės pajamos? Ar jos atitiko mano lūkesčius? Čia yra labai svarbus dalykas, nes kiek mes norim, tiek mes ir uždirbam. Ir čia norėčiau, kad išgirstumėte šitą pasakymą. Kiek mes norim, tiek mes ir uždirbam. Nes jeigu aš norėčiau iš tikrųjų uždirbti 100 000 eurų per metus gryno pelno, aš tai ir padaryčiau.
Bet nėra dabar to 100% aš noriu. Ne? Nes pažiūrėkit, kai žmogus nori, jis viską gali realiai. Jis tikrai, tikrai viską gali susistrateguoti. Pasižiūrėti, kokie mėnesiai mano buvo pelningiausia, kurie silpniausi. Kodėl taip galėjo būti? Kada mes žinome tendenciją, ar ne, pavyzdžiui, galbūt jūsų darbas yra sezoninis. Ir tikrai būna dažnai klientai sako vasarą, tai mano darbymetis, bet žiemą, pavyzdžiui, visiškai nėra klientų ir kiekvieną žiemą stresuoju. Tai kam stresuoti, jeigu žinai, kad kiekvieną žiemą taip pat yra, ar ne? Tiesiog sugalvoti, kokią paslaugą papildomai galbūt pridėti, kad tą žiemą pajamos mano pakiltų. Ir kokios išlaidos buvo būtinos, o kurios galėjo būti optimizuotos ar pašalintos. Šita vieta irgi yra labai labai svarbi su mūsų išlaidomis. Pinigai myli, kada juos skaičiuoja. Jie myli, kada yra tvarka. Jie myli, kada yra jų mylima piniginė, ar ne, ir taip toliau. Tai noriu jūsų paklausti vieno klausimo. Jeigu jūs būtumėte pinigai, pas kokį solo verslininką jūs ateitumėte? Pas kokį žmogų jūs ateitumėt, parašykit. Arba pasakykit, jeigu jūs būtumėt pinigai, dideli pinigai, pagalvokit, pas kokį žmogų jūs eitumėt. Ar pas tą, kuris galvoja, nu nedarysiu, nes čia mano kaiminė Onutė sakys, kad čia negerai aš darau. Ne, nedarysiu, nes nebūsiu toksai geras, man baisu save parodyti, man baisu pasakyti. Ir įsivaizduokit, jūs esate tokie galingi, dideli, švarūs, gražūs pinigai. Ar jūs eitumėt pas tokį žmogų? Tiesiog parašykit, pas kokį žmogų jūs eitumėt. Žinant į pinigų vertę. Va, Kristina, kaip ir sakėte, ne, atrodo, kad dar esat toks paukštelis vos tik tai ruošiatės skristi. Bet va, kada mes pažiūrim iš kitos prizmės, tai pinigai pas mus ir neateina, kada mes patys savęs neįvertinam. Aš labai noriu pridėti, nes ką tik pamačiau komentarą pas mane situaciją. Kristina rašo, pas mane situacija, kad nuolaidos prašo padaryti. Tai čia labai pritemčiau prie šitos pačios temos, kad iš tikrųjų pinigai mėgsta eiti pas žmonės tie, kurie žino, kaip su jais elgtis, ar ne? Ir iš tikrųjų mūsų niekas neprašo nuolaidų, kada mes patys jaučiam savo vertę. Tai čia vėlgi, kodėl prašo jūsų nuolaidos, tai pradirbkite tą klausimą, kodėl, ne? Kurioje vietoje aš čia straglinu, kodėl jiems atrodo, kad pas mane iš viso galima prašyti nuolaidos ir, na, kodėl jiems taip atrodo. Čia yra labai labai susiję su savo paslaugos verte, kaip aš ją įvertinu ir kaip save įvertinu. Tai lygiai taip pat ir su pinigais. Aš tarp kitko prieš kokius 6 metus būčiau sakius, eičiau pas tą, kuriam trūksta pinigų. Pinigas, eičiau tam, kuriam trūksta pinigų. O dabar jokiais būdais, ta prasme, tikrai eičiau tik tai pas tą, kuris manimi labai gerai pasirūpintų, jeigu aš būčiau pinigai. Taip, taip. Žinai, jeigu būtum 10 eurų, tai gal ir eitum pas tą, kuriam trūksta, bet jeigu esi 100 000, tai tikriausiai rinksiesi tą žmogų, kuris pasirūpins tavim, kuris bus protingas, kuris domėsis, kuris nepaims ir nepatingės, pagalvoti, kaip geriau išleisti tave, ne, kaip geriau tave sustrateguoti. Taip. Jaučiu, kad šiuo klausimu mane galima paimti. Buvusi kolegė apie mane sakydavo, gera širdelė, plika subinėlė. Labai geras. Ir Marčina rašo, turiu atsijungti, labai lauksiu įrašo. Gerai, Sigita, iki pasimatymo. Taip, tai šitoje vietoje tiesiog reikia suprasti, kad savo vertę, ne savo laiką ir savo vertę. Jeigu žmogui reikia nuolaidų, tegul jis eina pas kitą specialistą, ne? Su visa pagarba, jūs tiesiog nesate jo specialistas. Ir nereikia būti visiems geri. Čia lygiai taip pat, kaip įsivaizduokit, ateina žmogus ir, ateina Eglė pas mane ir aš Eglei sakau, žinok, Eglė, tau padarysiu 70% nuolaidą, nes jaučiu, kad negalėtum nusipirkti mano ten paskaitų. Eglė galvotų, labą dieną. Atrodo, viską išjungiau ir vis tiek skamba.
Gal Eglė galvotų, nu laba diena, kuo jinai mane vargšelę laiko. Ne, tai šitoj vietoje yra labai svarbu suprasti ir gerbti kitą žmogų. Jeigu jam reikia nuolaidų, jis yra tiesiog ne jūsų klientas, ar ne? Jeigu jūs tokių klientų nenorite. Ir tai dabar apie tą mūsų ateinančių metų strategiją. Yra labai labai svarbu ją turėti ir būti ją pasidariusi, užsirašius tokią, kokią jūs įsivaizduojate šiuo metu. Nereikia laukti sausio 1 ar ten gruodžio paskutinės dienos, kada bus geresnis mėnulis ir taip toliau. To tikrai daryti nereikia. Strategiją mes kuriame būtent šiuo momentu, kuriuo esame mes dabar. Tokios, kokios esam. Ir yra labai paprastas pratimas, kuris kuria stebuklus, bet kurį daro labai mažai žmonių. Nors jis yra nemokamas, ar ne? Jį galima daryti dieną naktį. Esmė tokia, kad visi atsakymai yra mumyse. Kad ir kaip banaliai skamba, bet tai yra visiška tiesa. Ir kartais pagalvokit, kai jūs paklausite žmogaus, o kaip manai, ką man geriau daryti, ar šitą, ar šitą? Ir jums pasako, kad va šitą, ar jūs galvojat, nu ne, aš norėjau šito, ar ne, nors jūs klausėt, aš nežinau, ką pasirinkti. Ir tarytum pasako tą kitą dalyką, ar jūs nusivilėt, kad, nu, tai kodėl ne tą pasakė, ne? Tai yra pratimas, kuris tikrai kuria stebuklus, tai tiesiog atsisėsti, užsimerkti visiškoje tyloje, užsidėti ausinukus arba netgi toj pačioj gamtoje ar ne, atsisėsti ant solelio, užsimerkti ir užduoti savo klausimą. Ir pabūkit su tuo klausimu 15 minučių. Tiesiog pabūkit ir leiskit visom mintim ateiti į jūsų galvą. Ir pamatysit, rezultatas jūs labai labai nustebins. Pabandykit padaryti šį pratimą bent 5 dienas iš eilės, pamatysit, kiek ateis atsakymų. Ir geriausia tai yra atsisėdu, ne, kaip pavyzdys, ar užsidedu ausines, užduodu savo klausimą apie savo strategiją, apie savo ateitį, apie savo tikslą ir tada po viso to, kas ėjo į mano galvą, visos mintys, ne, paimu ir užsirašau, kurios man patiko. Pakartokit tai 5 dienas, nemokamas pratimas, kuris gali jums išgelbėti realiai iš tos situacijos, kada sakote, aš nežinau, ko noriu, nežinau, nuo ko pradėti, nežinau, kokia yra geriausia strategija. Ir labai svarbus faktas yra tai, kad mes savo ateitį kuriame patys. Niekas kitas už mūsų jo sukurti negali. Ir mano ateitis gali būti kitais metais tokia pati, gali būti geresnė šiek tiek, arba gali būti labai gera, ar ne, arba gali būti blogesnė nei yra dabartinė, arba gali būti dar blogesnė. Ir esmė yra tokia, kad įsivaizduokim, kur mano ateitis yra žmogeliukas ir prie kiekvienos ateities, kurią aš savo įsivaizduoju, yra veiksmų planas. Normalu, kad į labai gerą ateitį aš turėsiu padaryti daug daugiau veiksmų nei į geresnę ateitį. Ar ne, nu, veiksmai skirsis. Aš su tais pačiais veiksmais negaliu pasiekti tos labai geros ateities kaip geros ateities, ar ne? Arba darant tokius pačius veiksmus noriu būti labai geroj savo ateityje, kurią aš įsivaizduoju, toj savo versijoje. Tai tiesiog prisimti atsakomybę. Ką aš noriu pasiekti, į kokią ateitį aš save fokusuojuosi. Ir būna žmogus sako, užpyksta, sako, va čia man pasakė kritiką ar ne, sukomentavo, aš iš vis mesiu tą savo veiklą, nieko nedarysiu, reisiu, dirbsiu ten blogą darbą kokį nors, dar būna žmonės sako valytoja, atrodo, nu, kad tas darbas kažkoks blogas, ar ne, nu, irgi toks uždėtas stereotipas. Ir va, ir bus labai gerai, ir va, bus patenkinti, kad manęs jie nepalaikė. Tai čia yra mūsų pasirinkimas, niekieno kito. Noriu, pasieksiu labai blogą ateitį. Noriu, pasieksiu labai gerą ateitį. Ir tai tiesiog susidarys mano mažų kasdieninių veiksmų rezultatai. Tai visą šitą atsakymą jūs labai gerai galite gauti, tiesiog savo paskirdami į dieną laiko atsisėdimui ir savęs išgirdimui, kaip ir Eglė sakė. Parašykit, ar darot tokį pratimą, kad atsisėdat ir savęs įsiklausot tyloj, visiškoj tyloj. Aš prisipažinsiu, ne visada padarau, bet sakiau, nuo naujų metų išsikelsiu, kad tai daryti kiekvieną dieną. Ne, bet bandysiu. Nežinojau anksčiau tokio. Taip, labai paprastas, labai, labai, labai. Nieko nereikia, pamatysit, nu, tiek daug ateina į galvą minčių. Labai, labai.
paprastų mes lypi auksas. Taip, Kristina. Taip, ir dabar, kurie pamatai mums garantuoja sėkmę, tai kalbant apie jūsų solo veiklos augimą kitais metais, kad jūs uždirbtumėte tiek, kiek jūs norite, yra tokios pagrindinės taisyklės, kurių mes turėtumėm laikytis. Tai viena iš jų yra išgrynintas tikslas. Tikslas neturi būti, kai žmogus sako, aš dar nežinau tiksliai, ko aš noriu, ar ne, tai aš jau bent turiu turėti kryptį, į kur aš judu, ar ne, ką aš noriu pasiekti per visus tuos metus. Tada yra solo veiklos avataro sukūrimas. Ir čia šioje vietoje yra labai svarbus žingsnis sukurti tą solo veiklos avatarą. Va kaip kažkas rašėte, ne, ten su floristika susiję, bijau, kad kiti gali sakyti, kad aš juos kopijuoju. Tai kuriant savo solo veiklos avatarą, nu neįmanoma yra jo sukurti tokio pačio, kaip yra sukūręs kitas žmogus. Nes jūs nežinote daug detalių. Jūs kito žmogaus veiklą, pavyzdžiui, coacheris, ar ne? Jūs matote Eglės pavyzdį, matote ten kito žmogaus pavyzdį, dar kito žmogaus pavyzdį, bet į realiai juos dažniausiai sieja tik tai, kad jie yra coacheriai, ar ne? Coacheriai, bet jeigu mes įeinam dar giliau, mes pamatome daug daugiau sluoksnių, kur turi Eglė, kur kitas žmogus neturi, pas kitą žmogų yra dar kitaip. Ir kai jūs sukuriate tą solo veiklos avatarą, tai nebebūna tokių dalykų, kaip manęs paprašo nuolaidos ir aš esu nepatenkintas, ar ne, kaip prašyti plika subinėlė, nėra pinigų ir taip toliau, nes jūs tada aiškiai žinote savo poziciją. Taip pat yra svarbu sukurti savo įvaizdį. Kokie mes esame, švelnūs, rimti, ar ne, kas mums patinka ir taip toliau. Tai šitoj vietoje mes turim čia irgi vieną žmogų, kuris padeda tokius dalykus daryti, tai vėliau sužinosit, prisistatys. Tai tiesiog čia, jeigu man yra ta vieta sunki, visada yra žmonių, kurie gali padėti, ar ne, tą vietą susitvarkyti. Tada išsamaus idealaus klientų išsigryninimas, tai yra labai plati tema ir jinai užtrunka tikrai ne 5 ir ne 10 minučių, bet čia jums pasakau, kad jūs turite tokią kryptį turėti, kad jūs nelakstytumėte per visus, ar ne, ir tada būna nusivylimas, išleista labai daug pinigų reklamai, kuri neveikia, nes akcentuojasi į didžiulę auditoriją ir taip toliau. Tai yra svarbu žinoti, kam jūs kalbate. Čia lygiai taip pat, kaip ir mes vedam webinarą. Čia prisijungia dirbantys savarankiškai. Įsivaizduokit, jeigu mes būtume pasakę, prisijungkit visi, ar ne, kuriem įdomu ten ir motinystės išmokos, ir būsto paskolos, ir solo veiklos planai, būtų balaganas. Ir mes jaustumėmės negerai, ir tie žmonės galvotų, čia tai nesąmonės daro, ne? O kada yra tikslinga auditorija, tai mes ir susikalbam tada. Paslaugų išgryninimas ir aprašymas yra labai labai svarbus. Turim padaryti namų darbus, nes mes labai dažnai nepažįstam patys savo veiklos. Kai aš paklausiu žmogaus, kokia yra tavo paslauga, ar ne, kokia yra jo žinutė, ką tu nori pernešti su savo paslauga, kokia yra tavo paslaugos nuotaika, ir žmogus pradeda greitai galvoti. Sako, aš niekada apie tai negalvojau. Ir kada mes nepažįstam savo patys veiklos, įsivaizduokit, kaip gyventumėt su svetimu žmogum. Kažkaip nemalonu, ne? Nežinot nei ką jisai mėgsta, nežinot nei kokia jums bendra veikla patiktų ar ne. Tai čia lygiai taip pat solo veikla, mes turime su jie susidraugauti, mes turime būti patys geriausi draugai. Tai yra jūsų toliau prekės ženklo žinutė ir paslaugų kainų nustatymas. Yra labai labai svarbus, kad jūs jaustumėtės gerai. Ir taip pat, ką yra svarbu turėti, tai yra blogų dienų strategijas. Yra normalu, kad visada nebus gerai. Ar ne? Bus ir gerai, bus ir blogai, bus ir kas sunervuos, bus ir kas nepasiseks, bet tai ir yra viso recepto dalis. Įsivaizduokim, kaip norim iškepti pyragą, ar ne, ir į pyragą įeina kiaušiniai, miltai, ten kepimo milteliai ir taip toliau. Ir jūs sakot, niekaip nenoriu patirti, kad man įdės tų miltų. Neįmanoma, kitaip neišeis visas tas produktas. Tai tiesiog turėkite tą blogų dienų strategiją ir pagalvokit, kaip aš galiu susitvarkyti, kai man yra blogai. Pas mus jau yra tokia praktika, su kuo mes dirbom, tai klausėmės tam tikros meditacijos,
tai ta meditacija mus nukelia tas mintis ir primena, kad viskas su mum yra gerai. Taip pat kitas labai geras dalykas yra rinkite žmonių atsiliepimus. Aš pati turiu išsisaugojus žmonių atsiliepimus ir kai tikrai būna sunku, kai kažkas nesiseka, atsidarai ir paskaitai. Nu, žinokit, greitai vėl sugrįžti į visą savo poziciją ir vėl toliau keliauji dirbti, nes supranti, kad, nu, čia tik tai tą akimirką, ne, tie miltai, kuriuos, nu, tu turi įdėti į tą pyragą, kad jisai išsikeptų. Ir kitas svarbus mūsų dalykas, mūsų paslaugos kaina. Čia yra svarbus aspektas, kurį mes turime būtinai būti apgalvojusios ir įsivertinusios, kuris mums pačioms patiktų ir su kuriuo mes jaustumėmės gerai. Yra visiška totali, mano nuomonė, nesąmonė, kai žmogus sako, žinai, laukiu naujų metų, kol pakelsiu kainas. Žinai, laukiu, kol pasibaigs kovas pilnai, kad nuo balandžio 1 būtų jau naujos kainos, nes vis tiek versis ten mėnesis ir žmonės kažkaip gal ramiau reaguos. Tai šitoj vietoj, kada jūs iš vidaus priimate, kad mano kaina yra tokia ir taškas, visi žmonės su tuo susitaikys, kuriem reikės jūsų paslaugos. Jeigu aš esu tas abejojantis žmogus, svyruojantis, tikrai bus tokių žmonių, kurie bandys jūs palaužti. Tai neateina per vieną dieną. Jeigu dabar galvojat, nu man tai neišeina, ne, nu mane vis dar palaužia, aš ten jaudinuosi ir taip toliau, tai čia mes realiai tikėtina. Negaliu kalbėti už visas, bet bent jau aš ir žinau, kad ir Eglė, tikrai esam praėjusios šitus visus reikalus. Nebūna va taip paklausiau ir bam viskas yra, ne? Tiesiog žinai tam tikrą teoriją, taikai tam tikrą praktiką ir dabar man kažkas pasakytų ten, ar gali man padaryti X paslaugą, ne, kaip pavyzdys, nemokamai ir ta paslauga ten trunka 5 valandas, aš drąsiai, pavyzdžiui, pasakyčiau, ne, šiuo metu negaliu. O gal kažkurį mėnesį sugalvosiu padaryti tokią akciją ir dovanų padovanoti. Tai viskas priklauso nuo to mano vidinio stuburo. Kokį aš nusistatau, tokią kainą ir žmonės ją priima. Jeigu bent šiek tiek abejoju, tada ir esu palaužiama. Bet čia viskas yra išmokstama. Tik tai reikia laiko ir praktikos. Tada yra dar tokie esminiai baziniai dalykai, tai mes turime suprasti savo kaštus, kiek man kainuoja būtent mano paslauga, ar ne, priemonės. Kaip pavyzdys, būna dažnai žmonės neįsivertina nuomos, kad jiem reikia ir už elektrą mokėti, jiem reikia tam tikrų priemonių darbo, kad jie iš viso tą darbą galėtų dirbti ir taip toliau. Tai tie kaštai jie yra labai svarbus. Lygiai taip pat, kaip pavyzdys, mokami mokesčiai. Aš kaip tik buvau vienoj paslaugoj, gal taip pasakysiu, kad neišsiduot to žmogaus, tai aš sumokėjau ir galvoju, Dieve, už ką ta moteris gyvena. Arba jinai nemoka mokesčių, nes neįmanoma, tokios mažos yra paslaugos kainos ir nesvarbu, kad tas žmogus, jisai yra pradedantysis, ar ne, kaina vis tiek, jinai turi būti logiškai, bent jau atitikti, ar ne, bent jau minimumą tai tikrai turi pasiekti. Tada mes turime įvertinti savo patirtį, ar ne, ką mes atiduodame. Ta patirtis, jinai gali būti įvairių knygų, įvairių mokymų, įvairių seminarų. Įsivaizduokit, jūs gal esate perskaitę 100 knygų, ne, iš kurių duodat patarimą vieną, rekomendaciją. Man perskaityti 100 knygų užtruktų, ten kaip pavyzdys, ar ne, 700 valandų kaip pavyzdys. Ir jūs man sutaupot labai daug laiko. Tai yra tai kaina, ką jūs irgi esat iš savo gyvenimo sumokėję, ar ne, nes laikas yra mūsų pati pagrindinė valiuta. Taip pat vertinkite savo laiką, kiek jūs iš tikrųjų užtrunkat. Tai nėra tik tai, kad aš atsisėdu, pakalbu, ar ne, išjungiu kompiuterį ir viskas, ir mano darbas baigtas. Kaip pavyzdys, mes, kai dirbame su Egle, tai yra strategavimai, yra mūsų pačių mokymai, ar ne, įvairūs, mes pačios darom praktinės užduotis, mes pačios darome analizės ir kartais žmonėms atrodo, o, kaip paprasta, ne, ten padaro tą ir tą, gauna X pinigų sumą, ten dirba tik tai prie kompiuterio, bet už to slypi labai daug dalykų, tai jūs irgi visą tai turite įsivertinti. Ir kada žmogus įsivertina, pavyzdžiui, pas mane, kai eina į solo veiklos augimo sesijas, įsivertina
Ir tada man būna, sako, pas mane kažkaip dažniausiai moterys ateina, sako, aš negaliu suprasti, kaip aš tokią mažą kainą prašydavau. Dėl to, nes nepažinojai savo veiklos. Atsiminkit, susipažinkit su savo veikla iš arčiau. Būkit tiesiog patys geriausi draugai. Tai atsakymas, kodėl vieniems sekasi, o kitiems ne. Tai ir yra, kad kiti bando, mėto tas strėlytės, pataiko, nepataiko, jie randa tam tikrą atsakymą vis vien. Viskas atsiranda tik tai bandymo būdu. Ir tai nėra nesėkmė. Nesėkmė yra tada, kada mes sėdime, va tos strėlytės gražiai sudėtos ir galvojame, kažin kaip čia pataikyti į tą vidurį. Nu niekada nepataikysim, ne, iš pirmo karto ypač nesipraktikavę. Tai yra labai labai svarbu daryti, daryti ir dar kartą daryti su tokia versija, kokia aš esu būtent šiuo metu. Ne kokia būsiu, bet kokia būsiu, tai tik turi būti mano siekiamybė, bet daryti su tuo, kas aš esu šiuo metu, ką aš galiu padaryti geriausiai su savo dabartiniu resursu. Mhm. Taip, ir žmonės labai dažnai mėgsta atidėlioti. Labai, labai, labai. Ir čia turime vieną jums tokią žinutę, kuri dažnai labai suveikia mums. Tuo netrukus paskaitysiu jūsų komentarus. Suveikia tai ir mūsų Eglė pažadina, kad, o, žiūrėk, darom kažką, nes laiko nėra tiek daug. Tai noriu jūsų paklausti, kaip galvojat, jeigu žmogus gyvena iki 80 metų, kiek jisai gyvena mėnesių ir kiek tai yra dienų. Arba galite dienų skaičių. Kiek išeina dienų, tik neskaičiuokit, skaičiuoti visos mokam, kiek išeina dienų žmogaus gyvenime, jeigu jisai gyvena iki 80 metų. Kaip galvojat, kiek tai yra tūkstančių? Parašykit, aš paskaitysiu komentarus, kiek tūkstančių dienų išeina gyvenant iki 80 metų. 5000. Tik tai tiek dienų iki 80 metų? Nu, pagalvokit. Žmogus gyvenantis 80 metų. Kiek jisai iš viso gyvena dienų? Rimos klausimą paskaitau. Kristina, dirbau 10 metų pardavimuose, puikiai sekėsi, o aš jau pardavinėti savo kūrimo produkto bum. Viskas bus gerai, reikia laiko. Tikrai suprantu tą pasakymą, kai žmonės sako, kad dirba tik prie kompiuterio. Aš irgi sulaukiu dažnokai tokių pasakymų savo atžvilgiu, tačiau suprantu, kad tie žmonės tiesiog nėra sudūrę su mano pobūdžio veikla. Visiškai teisingai, Rima. Daug dalykų yra nematomi. Taip. Netoli 30 tūkstančių, 200 tūkstančių. Kiek čia 1 milijonas? Ne, čia biškai mažiau. 100 tūkstančių. Taip. Tai kiek tu pats padarai jo gyventojų. Taip, bet jeigu mes imam 80 metų, ne, 80 metų jau yra solidus amžius. Ir tam, kad mes nustotume atidėlioti ir nuolat laukti, kartais yra gerai žinoti supurtančią informaciją. Tai dabar žmogus, kuris gyvena iki 80 metų, jisai gyvena 29 tūkstančius dienų ir tik tai 960 mėnesių. Ne, o mūsų dienos bėga kaip, nežinau, pašėlę. Ar ne, atsikeliam, einam miegot. Kaip jums šitie skaičiai? Ar bauginantis? Nes aš kai sužinojau, kad tik 29 tūkstančiai ir aš įsivaizduoju, kad tai kaip skaitliukas eina atgal, ar ne? 28 999 dienos ir su kiekviena diena vis mažiau. Ir aš galvoju, nu kam galvoti, ką čia tas kaimynas pagalvos, kam galvoti, ką čia Instagram'e tas žmogus. O jei kažkas pakomentavo, tai ir mane sunervino, arba ten, kaip pavyzdys, komentuoja ir mane blaško, ką reikia padaryti, užblokuoti, ar ne, ir viskas. Ir visiškai nesukti galvos, nu koks skirtumas. Jeigu tau nepatinka, tu nežiūrėk, ar ne. Tai va teisingai, Rima, suprantu, kad neturiu laiko nieko laukti, o greičiau viską daryti, ko tik nori. Taip, tikrai norisi dabar dar daugiau daryti, labai gerai, nes greičiausiai kaimynas net negalvoja. Taip, tam kaimynui tas kaimynas galvoja, ką apie jį galvoja.
Žinai, ką prisiminiau tą filmą, kur yra e, su tuo dainininku, kur dabar čia atvažiuos palauk, Timberleiku. Time ar koks ten laikas, kur jų valiuta gyvenimo yra Taip, laikas. taip, Atsimeni, man taip, tas filmas be galo geras ir aš galvoju, iš tikrųjų, jeigu mūsų valiuta būtų laikas, tai čia nebūtų jokių motyvacijos, niekam netrūktų. Tikrai niekam. taip, Ilgai panašu yra per mažas matas. taip. No, tikrai, 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 tikrai. Taip, tai tų gerų istorijų yra labai labai daug ir mes pačios Eglė tikrai išjudėjom iš tokių, tiesą sakau, Sveikata. atsiprašau, ačiū. Tikrai išjudėjom iš tokių juodų dienų, juodų kritinių taškų, kada mums abiems buvo labai labai sunku, bet realiai, kada mes abi susikoperavom, mes šovėm į viršų, ta prasme, kad mes viduje jaučiamės labai gerai, turim labai daug idėjų, kai susitinkam. Aš tai dar spėjau įrašyti, bet jau kai Eglė pradeda kalbėti, tai jau reikia įjungti rekord funkciją, nes nespėjau net kiek idėjų šaudo. Bet tai buvo ne visada, tai reikėjo visą tai pradirbti. Taip, iš tikrųjų pritarsiu Viktorijai, tikrai reikėjo labai daug ir įsitikinimų praeiti, reikėjo labai daug palaikymo ir, vat, pavyzdžiui, aš daugiau dirbu iš tos psichologinės pusės, bet aš tokia esu ne perfekcionistė, aš esu, bet man trūksta struktūros, šiek tiek trūksta. Ir vat, man šitą dalyką labai Viktorija sudėlioja. O pas Viktoriją atvirkščiai, pas ją yra perfekcionizmas ir jinai nori visko tobulai. Ir aš visada sakau, baig, darom netobulai. Ir tada abidvi gaunam to viduriuko, kad būtų viskas balansą, ar ne? Ir tikrai viena kitai labai stipriai padėjom, dėl to ir sukūrėm ir šitą webinarą ir pradėjom dirbti daug kur kartu. Ir tikrai dirbam ir atskirai, ir po vieną, ta prasme, turim savo asmeninius darbus ar ne, asmeninės konsultacijas. Bet be galo yra smagu turėti bendramintį žmogų, be galo yra smagu turėti, kad būtų tas palaikymas toks profesionalus, nes ne visos draugės gali palaikyti, ne visi žmonės gali aplinkoje palaikyti, reikia tokių žmonių, kurie eitų vieną tą kryptimį ir turėtų irgi tikslą. Tai vat, čia mes šiandien esame visos iš tikrųjų labai panašios, nes jeigu vykdome solo veiklą, tai mes visos turim kažkokį tai tikslą ir kažko tai norim, ar ne? Jeigu jau vykdome solo veiklą arba pradedame vykdyti, tai reiškia, mes esam jau išskirtinės, nes esam drąsios tą dalyką daryti. Apskritai dauguma žmonių net nedrįsta tą dalyką padaryti. Tai čia savo pasiplokit, kad esat tokios šaunuolės, iš tikrųjų drąsios ir išeinat iš tos stagnacijos ir kažką savo gyvenime keičiat. Taip, tikrai pritariu, tik irgi dar noriu pasakyti, kad jeigu neturit dabar žmonių, ar ne, kurie jūs įkvėptų, o kaip pavyzdys atrasit tą sinergiją, tai to bijoti tikrai nereikia. Nes visa tai atsiranda tos kelionės metu, kada jūs einat, nes jūs einat jau dedate drąsų žingsnį ir tada kitas žmogus irgi deda drąsų žingsnį ir jūs abu susijungiat. O kada abu sėdim ir bijom, tai tiesiog dalinamės baimę. Tai jeigu yra tokių žmonių, kur jau jums atsibodo tiesiog tas chaosas ir tikrai norite tą chaosą paversti tvarka, mes turim su Egle tam tikrą sprendimą, kurį mes jau esame pradirbusios, kurį jau yra pradirbęs ne vienas žmogus ir netgi pakviesim pasidalinti vieną žmogų gyvai, manau, pavyks mums tikrai pakalbinti, o matau dar Brigita yra. Tai yra vienas iš mūsų kursų, kurį Brigita praėjo. Brigita yra nuostabi idėjų generatorė, žodžiu, jinai viską papasako. Jūs galite pasižiūrėti jos naują Instagramo profilį, bet jinai mums taip pat su Egle labai daug yra padėjus ir su vizualais. Tai Brigita šiek tiek papasakok trumpai apie save ir kuo mes tau su Egle padėjom tame pačiame kurse, kurį tu pas mus baigei. Sveikos, tai ar girdite mane? Taip. Taip, gerai. Tai mano vardas Brigita ir aš kaip nesenai išsigryninau, realiai padedu verslininkėm, verslams susikurti gražų ir tvarkingą profilį. Tai tas idėjų generavimas tikrai stiprus ir pats vizualas irgi viena iš mano stiprybių. Ir iš tikrųjų 2 metus dirbau JAV būtent rinkoje, bet po kurso tos vertybės jos išsigrynino. Nes kurso metu
turėjau idėją tiesiog jav toliau dirbti, toliau kurti tą Instagramą, bet buvo jau toks blokas visiškai. Netgi ir rugpjūčio mėnesį buvo proveržio kursas ir prieš rugpjūtį jau buvau pasidarius pertrauką, jau net nebesinorėjo grįžti, nežinau kaip grįžti. Vienas iš priežasčių, kodėl pasiėmiau kursą, bet ko aš nesitikėjau, tai to, kad kursas iš tikrųjų padės taip išsigryninti savo viziją, kad perėsiu į lietuvių rinką. Kad suprasiu, kad iš tikrųjų JAV rinka neišpildo daug mano vertybių, daug mano vizijos, nes aš noriu daugiau ryšio su klientais, noriu ir galbūt praeiti Kaune ir sutikti, noriu, kad pačias klientės dalintųsi manimi, mano profiliu. Ir tas iš tikrųjų vyksta. Kalbant apie skaičius, kaip tik prieš paskaitą paklausiau ChatGPT, kiek procentų po rugpjūčio paaugo mano pajamos, tai iš tikrųjų procentas yra virš 120 ir to pati nesitikėjau, iš tikrųjų iš viso atėjusiu kursą, nesitikėjau, kad bus tokie pokyčiai, nes atėjau su visai, sakau, JAV rinka, galvojau ten kitas idėjas, bet po kurso gavosi taip, kad pats tas vidinis toks, tas pasipriešinimas, nežinojimas, ką čia daryti, nežinojimas, kaip grįžti vėl į tą Instagramo vedimą, iš tikrųjų nuvedė mane kitur, į lietuvių rinką, į naują viziją. Kalbant apie patį kursą, jau nebe apie mane, tai iš tikrųjų daug esu tų kursų praėjus, pirkus kursų, konsultacijų, bet yra, kad pirkau apie mąstyseną ir apie verslą, ten Instagramas, ten verslo visokios strategijos, bet nėra buvę taip, kad vienam kurse tie du dalykai į vieną įeina. O šitam kursui iš tikrųjų tai ir vyksta, nes yra Eglė, kuri apie mąstyseną, ir yra Viktorija, kuri yra apie verslo strategiją, apie patį išsigrynimą to veiksmų plano. Tai tas labai padeda, nes iš tikrųjų, jeigu einame į kokį tai ten strateginį kursą, kur apie verslą, apie veiksmą, tai iš tikrųjų mes pačios su mąstysena galime save stabdyti. O kai yra tik apie mąstyseną, tada trūksta to, tai kaip man čia dabar implementuoti? Aš jau motivacijos prisikau, bet ką man dabar čia daryti? Tai iš tikrųjų labai faina, kad yra ir Viktorija, ir Eglė. Ir dar vienas pliusas - individualumas kurse tikrai. Nes galima siųsti namų darbus, yra bendra, uždara grupė, kur irgi galima klausti, galima dalinti savo rezultatais ir savo įžvalgomis. Tai tas tikrai labai padeda siekti to proveržio ir aš to jums ir linkiu naujaisiais metais. Nebūtinai, kad jūs galvojat šiuo metu, kad turi tokį tikslą, turi tokią verslo idėją, kaip ir sakau, kaip ir man. Visai kitų kelių pakrypau, žinau tą savo vidinę, tą jausmą, bet nežinojau, kad mano vizija tai pasikeis, o tą proveržio kursas padėjo padaryti. Tai labai ačiū Eglei ir Viktorijai. Ačiū tau, Brigita, kaip smagu girdėti. Ačiū labai, Brigita, tikrai smagu girdėti, kad 120% pasikeitė tavo pajamos ir apskritai, kad tu tokį pokytį padarėjai. Mes su tavimi esam bendravę anksčiau ir tu kažkada man sakei, jau aš į Lietuvą, eik, tu ne. Nebus čia taip tikrai. Paskui, wow, žiūriu, jau lietuviškai viskas sukurta, Instagramas yra, žiūriu, žmogus juda. Taip, iš tikrųjų, ir pareflektavau, kaip parašėt, tikrai netrūko idėjų, ką man čia pasakyti, bet tai pažiūrėjau, vedu aš vis tiek tą žurnalą, pajamų, išlaidų, taip toliau, tai paklausiu, galvoju, čia šiaip tai pasakyk tu man, kiek čia paauga man po rugpjūčio, po kurso, po rugsėjo pradžios, ir sako, ten virš 120%. Tai tas tikrai nustebino, dar pareflektavau, pasižiūrėjau, kad tikrai lietuvių rinką po to ir perėjau, nes buvo visokių, iš tikrųjų, labai daug užduočių, ir vertybių išsigrynimo, ir tos vizijos planavimo. Tai tas labai padėjo pajusti, kur iš tikrųjų aš noriu eiti. Labai džiaugiamės. Labai ačiū tau už tokį gražų atsiliepimą. Tikrai labai labai. Net žandus skola nuo šypsenos. Man irgi. Ačiū, Brigita. Taip, tai čia įdėjom tiesiog keletą mūsų dalyvių atsiliepimų, kam bus aktualu. Tai gal Eglė pasidalink apie Aušrą trumpai. Taip. Tai tiesiog su Aušra ir bendravome ir paskui jos klausiau, kaip jai sekėsi, tai jinai tiesiog parašė atsiliepimą, man viską papasakojo, tai aš tiesiog pabraukiu, nes čia jų yra nemažai ir tiesiog užtruksime daug laiko. Bet vėlgi Aušra paantrina, kad esu daugybę kursų pirkusių, bet šis kursas yra tikrai išsiskiriantis tuo, kad leidžia patirti proveržį savo suvokime.
Ir kai atsiranda suvokimas, tada atsiranda ir veiksmai bei rezultatas, ir jinai pabrėžė, kad su tuo suvokimu buvo labai lengva tiesiog susidėlioti savo strategiją. Tai vėlgi, tas ir yra, apie ką kalba, kad šiame kurse yra du komponentai. Tiek mąstysena, tiek ir strategija. Taip, tikrai sujungta, kas iš tikrųjų tą proveržį ir mums padeda padaryti. Kita mūsų dalyvė yra Rimgailė, jinai yra kūdikių kineziterapeutė. Tai šitoj vietoj su Rimgailė dabar aš esu jos klientė, irgi tai yra labai gera turėti, kuo daugiau mes kalbam apie savo paslaugas, ar ne, lygiai taip pat toje pačioje grupėje, tada pradedame mainytis, ar ne, aš dabar pati turiu naujagimį, galvoju, viskas, Rimgailė, ateisiu pas tave, ne, nes yra daug maloniau eiti pas specialistą, kurį jau prisilietė, ar ne, pati prie jo. Tai su Rimgailė kalbėjom irgi visai dar neseniai. Sako, tikrai po kurso labai pasistumėjau į patį priekį. Kursas davė labai daug, sako, nuo vidinio tokio įkvėpimo iki praktinių veiksmų įgyvendinimo, nes Rimgailė yra iš tų žmonių, kur, sako, kartais tingis ir kol niekas nespiria, to nedarau. O sako, ten turėjau daryti. Ir labai daug dalykų išsigrynino, privertė pažiūrėti kitų kampų, susimastyti ir kai kur pamatė, kad netgi tos kliūtys, kai kur jinai galvojo, kad yra užstrigus, gal ten yra tiesiog jos pačios, ar ne jos susikurtos. Ir iš tikrųjų tų problemų nėra. Ir kada mes tai suprantame, mes labai lengvai atsipalaiduojame. Ir taip pat pasidalino Rimgailė, kad kurse nustebino tai, kad paskaitos labai informatyvos ir pamiršti apie laiką ar pamiršti kvėpuoti, gaudai kiekvieną žodį, posakį, istoriją. Trūkumas tik vienas, kad kursas tik 3 savaitės. Tai atsimenu, daugiau buvo rašysiu, kad jau kai kurso pabaiga, jau kai moterys ėjo iki pačio galo, sako, gaila, kad pasibaigė, nes kažkaip jau atrodo net kažko truks, ar ne? Tai informacijos yra labai daug, bet daryti, klausyti ir tada tie proveržiai tikrai įvyksta. Tai yra toks mūsų sukurtas kursas, kur ką tik girdėjot, ar ne, ir matėte parašytus keletą atsiliepimų, jų yra ir daugiau. Tai yra 3 savaičių solo verslo proveržio kelionė, tai tiem, kurie nori padaryti savo veikloje proveržį, tiem, kuriem nebepatinka jau esama situacija ir tikrai norit išjudėti iš to taško ir kaip ir Brigita minėjo, yra labai svarbus dalykas mūsų mąstysena ir mūsų postumis veikti. Kada mes sujungiam šitas 2 sritis, tada prasidėjo tikrieji pokyčiai ir prasidėjo labai daug gerų istorijų. Taip gimė ir mūsų su Egle geroji istorija, ar ne, kad esam laimingos savo veikloje, ir gimsta ir kitų, ką jau įsitikinome. Tai kam jisai yra skirtas? Tie, kurie turit baimių ir abejonių, norit jomis pradirbti, norite suprasti ir susikurti savo unikalumą rinkoje, pasiekti savo finansinius tikslus, turėti aiškę struktūrą ir planą, pritraukti daugiau klientų, kurse dalinuosi ir aš pati, kaip pritraukiau daugiau klientų, kokias strategijas taikiau ar ne, kalbam apie tuos pačius pardavimus, jaučiame nuolatinį palaikymą ir taip mes sukuriame tą žmonių ratą, su kuriuo galime eiti į priekį kartu. Ir kaip jau minėjau, kursas aktualus tiem, kurie nori tą proveržį padaryti. Jeigu tik galvojat, gal ir padarysiu, gal ir ne, tai neikit, tada geriau. Bet jeigu jau viskas atsibodo ir suprantat, kad tas skaitliukas dienų sukasi, o jūs vis atidėliojat ir kad jau viskas, aš laukti nebenoriu, tada tikrai nuoširdžiai rekomenduoju. Taip, tai aš dabar gal pratęsiu. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjo Viktorija, kad šitas kursas vyksta 3 savaitės ir jisai jau yra. Tai 1 savaitė yra toksai daugiau kaip savęs pažinimas ir pamatų klojimas, daugiau iš psichologinės pusės, apie ribojančius įsitikinimus, poreikius, vertybės, netgi emocijas, kaip emocijos iš tikrųjų įtakoja mūsų proveržį tiek asmeniniame augime, tiek ir mūsų veikloje, tą būtina suprasti. 2 savaitė solo veiklos augimo žingsniai ir proveržio strategijos, tai čia Viktorijos dalis tikrai labai daug reikia daryti ir visko veikti, bet labai tuom ir patiko, kad viskas sudėliota žingsnis po žingsnio,
kad viskas yra vienoje vietoje, vienoje lentelėje ir jūs viską turite savo. Visą laiką galite atsiversti ir pasižiūrėti. Ir trečia savaitė finansinio plano sukūrimas veikloje, kaip iš savo veiklos uždirbti tiek, kiek iš tikrųjų nori, pasidėlioti finansus, pasižiūrėti savo kaštus, savikainas ir dar daugelis iš tikrųjų kitų dalykų. Dabar man, Viktorija, gali perimti, tai kad aš nesidalinčiau, bus patogiau. Į kursą įtraukta, tai yra privati Facebooko grupė, skirta yra tik tai narėms, nes čia matau tik tai moterys yra šiandieną. Yra 6 transliacijų įrašai, paskirstyti po 2 įrašus kiekvienai savaitai. Žinoma, jūs galite praeiti ir greičiau, bet nerekomenduoju. Rekomenduoju išeiti su laiku, toks koks ir turi būti, nes yra namų darbai, reikia įsisąmoninti laiko, reikia įsisąmoninti informaciją. Įrašus galėsit peržiūrėti, kada tik tai norite, jums patogiu laiku. Taip pat yra klausimų ir atsakymų sesijos komentaruose po kiekvieno laivo, tai drąsiai galite klausti ir dabar mes ištisai aktyvios, visą laiką būnam šalia jūsų ir žinoma bendravimas yra su kitomis grupės narėmis, pasidalinti savo vargais, savo sėkmėmis, pasidalinti galbūt kažkokią informaciją, galbūt eiti į kolaboracijas, nežinau, bendradarbiauti dėl kažko tai ir taip toliau. Ir žinoma, namų darbai, kuriuos taip pat galėsite siūsti mums, mes juos tikrinsime ir tikrai komentuosime, ką matome, kur reikėtų kažkur tai patobulinti. Žodžiu, bus daug dėmesio skirta jums. Taip, toliau žygiuojam. Tai ir šiandieną priėjome prie to klausimo, kuris iš tikrųjų ir buvo mūsų toks kaip ir netikėtas, kaip ir galima sakyti, siurprizas. Kaip galvojate, kokia dabar yra kurso kaina? Nes tos, kuri atsakys tiksliai, mes tiesiog prijungsime ją prie grupės nemokamai ir jinai galės šiuo kursu naudotis 3 savaitės ir vėlesniam laikė. Taip, parašykit, kaip jums atrodo. Priminsiu, kad kursas vyksta 3 savaitės. Aha, kaip skirtingai. Labai skirtingai. Aš žiūriu, kas dabar eina arčiausiai viso to. Kursas vyksta 3 savaitės, tai kursai yra beprotiškai daug informacijos, tikrai, ir yra ir daug namų darbų, bet realiai tie namų darbai jie ir padaro proveržį. Kurse taip pat yra ir meditacija. Ta meditacija reikia klausyti bent jau visą kursą, 3 savaitės. Meditacija nėra ilga, ten apie 15 minučių, man atrodo, gal net trumpesnė. Tai klausant tos meditacijos, su Rimgaile kalbėjau, kur dalinausi jos atsiliepimu, jinai galvoja, kad sako, apsiverčia mintyse, atrodo atsikeli toks, kaip ir nežinau, kaip čia eiti į tą darbą ar ne, kaip čia vėl kurti, paklausai tos meditacijos, sako, vėl visas toksai nori eiti, daryti ir tikėtų. Tai viso kurso ir yra esmė, kad jūs save prikeltumėte iš to tokio nusilpimo į tai, kad atsikeliu, noriu, einu ir darau ir žinau, ką aš turiu daryti, nes yra užduotys, kurios jums atrakina. Taip, tai matau ir kainų, kurios bus. Anksčiau ar vėliau mūsų pačio kurso. Šito kurso kaina iš tikrųjų šiuo metu, netrukus to ją pasakysim, išrinksim po to laimėtoją. Jinai pagal kurso vertę, jinai iš tikrųjų yra labai, labai, labai maža. Ir mes ją palikom dar kartą tik tai iki šių naujųjų metų. Dėl to, nes kai mes su Egle kūrėm šitą kursą, mes neįsivaizdavom, kad mes tiek visko pridėsim ir kad toks rezultatas gausis. Tai ką, keliaujam toliau? Keliaujam toliau, netampam nervų. Netampam. Taip, žiūrėk, tai dabar reikės šiuo metu, ar ne? Tai šiuo metu 3 savaičių kurso kaina yra iki šiandieno 23 valandos 112 eurų. Nuo rytojaus arba nuo 23 valandos kurso kaina prisijungimui bus 169 eurai. Tai būtent šiuo metu kaina yra 112 eurų. Tai tuo jau pasižiūrėsim, kuri buvo arčiausiai. Aš mačiau, stebėjau, yra žmogus, kuris 2 kartus parašė 120 tą pačią sumą, tai jinai yra kaip ir arčiausiai mūsų kainos. Patikrink dar. Taip.
Tuoj. Man atrodo, kad Rima, Taip. Mhm. taip, Rima, nes 120, 160, tada buvo 120. Taip. Tai ką, tai Rimą sveikinam prisijungus. Taip, ir būtinai susisiekit. Tai būtinai susisiekit ir prijungsim tiesiog prie grupės, matysit visą informaciją. O kitas, jeigu aktualu, jeigu jau tikrai esat pasiruošusios tam proveržiui ir norisi, tai tikrai labai kviečiam prisijungti, naudos gausite tikrai. Tikrai ir be abejonių. Nu va, Rima nustebino. Gerą dovaną kalėdinę Rimą savo tikrai pasidovanosit. Ir Taip. atsiliepimų jų yra daugybė, mes jų tiesiog visų neskaitysim, taupydamos ir jūsų laiką, kam aktualu, kam neaktualu, nes tikrai ne visi žmonės būna dar pasiruošę proveržiui. Kai kurie dar nori tas savo dienas pratemti, ar ne, bet kitais metais vėl būsit tam pačiam taške. Tai klausimas, ar verta, ar ne, atidėlioti. Taip, iš tikrųjų. Ir aš ką tik įkėliau nuorodą, kurią galite paspaudę įsigyti iki 23 valandos su pradinė kaina 112 eurų, nes paskui jau matot bus 169. Tai jeigu tikrai atsibodo laukti, atsibodo straglinti, kaip sakoma, atsibodo būti tame chaose, kviečiame prisijungti, eiti šioje kelionėje kartu su mumis. Ir tikrai manau, kad padarysite proveržį savo veikloje, net nebejoju, kad pradirbsite ir vidinius klausimus, ir išorinius klausimus, ir tikrai viskas bus gerai, ypatingai sutinkant naujuosius metus. Taip, aš irgi to linkiu. Nelaukit tinkamo momento, nes jo niekada nebus, ar ne? Atsiminkit tą dienų skaičių ir tuos mėnesius, ir tą skaitliuką, kuris tiksi. Tai būkite autentiškos, būkite laimingos, ir vykdykit tą savo veiklą, nes niekas kitas taip gerai nepadarys, kaip galit padaryti jūs, tik tai įsiklausykite į save. Tai ką, šiandien atsisveikinsim, o Danguolė, labai gera jūs abi vėl matyti. Aš iš tikrųjų dar norėjau pasiklausti, labai Danguolė, smagu, kad prisijungiai, čia viena iš mūsų kurso dalyvių, tai jeigu nori, gali, nežinau, pasakyti žodį. Dėl pačio kurso vėlgi gali kažką tai, nežinau, pridurti, jeigu tik tai pati nori. O visų dar noriu pasiklausti, tiesiog pasakyti, jeigu turite va šiuo metu kažkokių mums klausimų, tai tikrai drąsiai dar galite klausti, mes dar galime tikrai kokias 5-6 minutės būti prisijungusios ir jums atsakyti ar apie kursą, ar tiesiog, vat, kas jums susijęs su kursu, kas vat, galbūt kažkokių tikrai turite klausimų ir kažkas dar yra ne iki galo aišku. Kamilė, ačiū labai. Visada galite ir parašyti, nes būna tikrai nedrįstat, ar ne, paklausti prie visų galbūt. Tai, žinot, dažniausiai tai rašot arba Instagram, arba Facebooką, tai tikrai galite suformuluoti klausimą, užduoti tiek Eglei, tiek man, tikrai atsakom. Taip, tikrai. Ir Rima būtinai parašykite, nes kad mums nepasimestų. Kad prijungtume prie kurso. Taip, kažkuriai vienai iš mūsų, arba Viktorijai, arba man. Nu ką, mums skrenda daug širdelių. Taip, dėkoju, išgirdau, pasižymėjau. Ačiū už naudingą informaciją, labai geras kursas, tikrai rekomenduoju, privertė padirbėti ir pamastyti, kilo ir idėjų, manau, prisidėjo prie mano noro kažką daryti, vėl kažką daryti. Taip, iš tikrųjų, Danguolė. Atsimenu tavo situaciją, kad pas tave viskas iš esmės ten keitėsi. Gyvenimas dėliojo, kad pasikeitimai. Taip, tikrai taip. Kągi, jeigu dar kad nepasimestų, tai dar kartą galiu įkelti nuorodą. Ir kągi, merginos. Labai dėkojame visoms, kurios šiandien buvote, kur buvote su mumis, kad daug turite apmąstymų ir dar kartą pakviesime prisijungti iki 23 valandos. Žinokite, kad drąsiai galite, vėliau jau bus kaina kita, aišku, ir galite ir vėliau. Tiesiog pasižiūrėkite, kaip jums pačioms yra geriau ir kaip yra patogiau. Tai ką, aš manau, sakau daugeliu iki pasimatymo. Taip. Ir palinkėsiu jau gražių artėjančių švenčių, nes jau čia visai.
tuksena į duris. Tai Mhm. pailsėkit, gerų idėjų, gerų minčių ir būkite drąsios ties savo tikslais. Taip, taip. Ačiū visoms.